Garbė Jėzui Kristui, sveiki visi, dar kartą ir jau su artėjančiom šventom kalėdom. Iš tikrųjų, artėja kalėdos, filmuojam prieš kalėdas, bet daug dievė nežinau, kaip spėsim publikuoti iki kalėdų ar ne. Kaip bebūtų, tikrai daug dievo malonių linkim ateinančiom kalėdom ir naujiems metams jums visiems. Ir tęsiam mūsų paskaitų ciklą Atkurkime katalikišką valstybę, LDK santvarka, liberali ar katalikiška. Mes iš tikrųjų jau padarėm pirmą dalį, kurioje buvo daug tokio įvado, civilizacinio įvado. Iš tikrųjų jis turėtų būti daug didesnis įvadas į katalikų civilizaciją, kad mes suvoktume, kas tai yra, bet kadangi čia dabar Lietuvos artėja vasario 16, yra labai aktualu kalbėti apie katalikišką valstybę ir čia buvo neseniai prabalsuota už pagonybės įteisinimą Romuvos ir taip toliau ir visokiausi blogi dalykai buvo daromi ir bandoma įteisinti iškirpimus, jais grįstas sąjungas vienos lyties. Žodžiu, turim daug liberalizmo išvalyti savo šalyje ir atkurti katalikišką santvarką, todėl aktualu kalbėti apie Lietuvą iš karto jau. Šiandien iš tikrųjų mes bandysim prieiti jau prie LDK, jau tokia analizė bendrai, kaip iš paukščio skrydžio truputėlį, netgi daug tokių žvilgsnių, kas tai LDK iš viso tokį modelį pamatyti, istorijos modelį. Ir prieisim, gal jau sekančiai paskaitai bus, tikėkime, prieisim, arba truputį vėliau, bus jau konkretus įstatymai po krikšto priimami aktai, kur jau paskui bus daug dokumentų, įvairiausių citatų ir taip toliau, katalikiškų įstatymų. Čia vėliau cikle mes turėsim daug labai tokių, sakiau, realių šaltinių. Na kągi, prisiminkim, ką mes praeitą kartą kalbėjome. Iš tikrųjų trumpai tokia santrauka. Tenai buvo apie tai, kad būtent dėl ko mūsų tauta negali atgimti, bandymai atgimimo vyksta, šeimų sąjūdis, nacionalinis suvienijimas, bando tokios jėgos priešintis liberalizmui, kažkokį tai atgimimą tautos tarsi pasiekti ir kažkaip dar neišeina to atgimimo įpūsti tos liepsnos iki galo. Todėl, kad mes neatgimstam, todėl, kad mes nesiekiam savo vidinio tikslo, vidinės misijos atkurti katalikišką valstybę. Tai yra mums duotas uždavinys. Visom pasaulio tautom davė Dievas tą uždavinį. Mes matėm pagrindėm bažnyčios mokymų praeitą kartą. Daug citatų įvairiausių ir aptarinėjimų. Taip pat, kodėl mes turim karą Ukrainoje, kodėl mes turim vos ne trečią pasaulinį karą, nedaug dievė, kad jis liepsnotų tas baisus karas visam pasauliu, bet jau lokalinis vienoje vietoje, didžiuliam fronte turim baisų karą, kokio nebuvo nuo antro pasaulinio. Tai vėlgi dėl tų pačių komunizmo idėjų iš dalies, liberalizmo, komunistinio ir kitokio liberalizmo idėjų kilo tas karas iš esmės, jeigu taip giliau pažiūrės. Aišku, šalia tautinių motyvų žinoma, bet vis tiek giliausios šaknys puola Sovietų Rusija su tais raudonom vėliavom ir neišbridus iš savo klaidų. Leninas, tebeguli Leninas mauzoliejuj ir visi tos klaidos yra pripažįstamos Rusijoje, Lenino gatvės ir panašiai, ir žvaigždės ir vėliavos ant tankų Ukrainoje. Sovietų vėliavos raudonos, žodžiu, tai yra baisus dalykai, tos idėjos neišrautos, o iš vakarų eina tas neomarksizmas su vaivorykštinė vėliava, galima sakyti. Irgi Kijeve, Ukrainoje buvo ir gėjų paradai ir iš tikrųjų Dievas turi už ką bausti. Tai Ukraina, mūsų mylima sesė, mūsų kraujo brolius, istorijos brolius, tai va. Ginklo brolius galų galia istorijoje. Daugybę mes turėjom su ukrainiečiais, mes kalbėsim apie juos labai daug šiam cikle. Ir irgi, kodėl mes turim tą karą, už tai, kad mes apleidom savo misiją, ypač mes Lietuva, nors čia visų pasaulio tautų misija, atversti Rusiją, grąžinti Rusiją katalikybę, nes Kijevo Rusia senovėje buvo katalikiška. Ir mes kalbėsim apie tai labai daug. Ir tie Lietuvos metodai, kurios Lietuvos patirtis didžiulė, turtingiausia pasaulyje, patirtis atverstinėjant Rusiją atgal katalikų tikėjimą, tai mūsų šalis nusipelnė daugiausiai pasaulyje iš visų, šalia Lenkijos, bet Lietuva daugiau iš esmės. Ir ta patirtis, jos klaidos nulėmė, kad Rusija neatsivertė ir paskui apsileidimas šioje misijoje, ypač naujaisiais laikais, 20 amžiui vis labiau
21 visiškai mes užmiršom tą savo pareigą, savo misiją, kurią mums davė Dievas ir davė per Vytautą Didįjį. Vytautas Didysis ir Jogaila pradėjo Rusijos atvertimo darbą. Tai kalbėsim daug šiame cikle. Ir tas darbas buvo tęsiamas per visus šimtmečius, iš tikrųjų, išskyrus jau paskutinius laikus. Tai va, todėl turim karą Ukrainoje, kad mes nepadarėm savo namų darbo, Rusijos netvertinėjom, nekuriam programos, nekuriam toliau tikslų, strategijų, kaip tai daryti, o tai yra mūsų, turi būti politinė strategija, iš tikrųjų, atversti pradžioje Baltarusiją, Ukrainą, grąžinti katalikybę ir į Lietuvos tokią orbitą, Lietuvos supratimą apie istoriją, tokią mūsų naratyvą, kad priimtų iš dalies ir, aišku, savo išsaugotų pasakojimą, baltarusišką, ukrainietišką, nes Lenkai turi savo, aišku, liberalų kanalą Belsat, pavyzdžiui, lenkišką viziją istorijos duodama. Mes turim duoti savo lietuvišką viziją ir būtent katalikišką, o ne liberalią, normalią istorijos viziją duoti Baltarusijai, Ukrainai ir Rusijai transliuoti. Tai čia ateities darbas. Dabar mes dirbam čia su jumis kol kas tautos viduj, nes Lietuva yra tas toksai dalinys, kuris turi atversti Rusiją, galima sakyti, Dievo motinos toks dalinys, jinai Trakų karalienė, Trakų Lietuvos karalienė, Dievo motina Trakuose ir apskritai mūsų tradicija visa marijinė ir mūsų visa istorija yra įvadas į Rusijos atvertimą. Aišku, ir mūsų katalikiškos Lietuvos statymas pirmiausia čia viduje, bet ir atsiveria į Rusiją, kad jie atverstų mūsų istoriją. Ir taip pat mes kalbėjome, aišku, apie pagonybės tą kabutėse įteisinimą, kur dėja balsavo ir mūsų mylimas gerbiamas Vytautas Sinica, turbūt pirmas normalus politikas po daugybės dešimtmečių ar net šimtmečių, kuris turi potencialą tapti katalikiškų tradicionalistų politikų, tai melskimės už tai. Ir kad kiti atsirastų daugiau tokių žmonių, nes yra tokių žmonių, jie baltaruojasi, katalikai tradiciniai nacionaliniam susivienime sąraše buvo. Bet dėja, kol kas, nuoširdžiai galbūt Vytautas, nuoširdžiai klydo, nežinau, jis turėjo labai gerų norų, bet sakė, kad bažnyčia negynė šeimos, o dabar gina prieš Romuvos įteisinimą neopagonių, bando ginti tą poziciją ir gerai, kad gina iš tikrųjų, nes tai svarbu ne mažiau ir net daugiau galbūt svarbu, bet tikrai ne mažiau negu ginti šeimą. Čia tikrai bažnyčios vyrai per silpnai gynė tą poziciją, šeimos poziciją, įteisinimus, iškreipimus, kai buvo bandoma įteisinti, reikia aktyviau. Na va, bet Vytautas, mes kalbėjom daug apie tai, kad pagonybės negalima įteisinti. Jokių kitų religijų išskyrus teisingą, Dievo įsteigtą, visuotinę, visai žmonijai, katalikę, reiškia visuotinę graikiškai. Tik tai ją galima duoti jai visišką laisvę. Laisvė yra gėriui, kaip sakė Šventas Augustinas, mes tai daug citavom, pažiūrėkit praeitą dalį. O blogis tik tai toleruojamas ir klaidingos religijos yra blogis. Kaip ir sakė Vytautas irgi, kad negali būti visos teisingos. Turi būti viena teisinga, nes jos prieštarauja viena kitai. Ir tik tai katalikų religijoje yra teisingi principai, mes kalbėjome apie tai. Ir visos kitos religijos turi kažkokių klaidų, blogybių. Ir tik tai katalikų religija turi vien tik tai gerus principus. Ir jeigu jų laikomės, tai šventieji laikėsi tobulai, tada žmonija būtų tobula. Jeigu visi būtų šventieji, tobulai laikytųsi tradicinio, ne modernizmo, o tradicinio katalikų bažnyčios mokymo, žmonija būtų tobula, be karų, be problemų, be jokių tenai pjautinių ir trūkumo, viskas būtų labai gerai. Bet dėja, nesilaiko katalikai netgi tų principų, dauguma vis dėlto nešventi. Mes esam, tai tada iš to kyla problemos. Bet tik tai dėl to, kad nesilaiko, o principai yra geri. Bažnyčia yra tam mistiniam lygmenį tyra ir nesutepta Kristaus nuotaka. Bet bažnyčios žmonės klysta, dažnai matom tos dalykus. Ir ypač dabar, kai modernizmo erezija įsiveržė į bažnyčią, mes kalbėjom, kad Antras Vatikano susirinkimas buvo revoliucija bažnyčiai ir įvyko užgrobimas. Liberalai, vedami masonų ložių, satanistinės organizacijos masonų, tai irgi yra įrodoma, yra dokumentai, jų pasisakymai satanistiniai. Čia atskira tema, mes tikrai turim tų šaltinių, čia viskas knygų lentynoje yra šalia, kada nors gal prieisim prie to. Ir tiesiog
kadangi masonai ir jų vedami liberalai, kurie bažnyčios viduj veikia kaip modernistai, modernizmo erezijos išpažinėjai, erezija, kurią pasmerkė Šventas Pijus X popiežius, paskutinis tikras šventas popiežius istorijoje, ir reiškia, sakė, kad modernizmas yra visų erezijų kloaka, toks nutekamasis vamzdis, visų nešvarumų, visų klaidų, reiškia, sankaupa. Taip, yra enciklika Pascendi Dominici Gregis, galite tikrai paskaityti, yra lietuviškai, Pascendi rašosi, įveskit Pijus X, Google tikrai rasit tą tekstą. Tai, ką dabar daro bažnyčios vyrai, yra pasmerkta Pijus X ir viso bažnyčios mokymo iki Antrojo Vatikano susirinkimo, tai yra smerkiama. Tie dalykai, tokie dalykai ypač, tai yra religijų laisvė liberali priimta, kurią primetė masonų ložė B'nai B'rith, atvažiavusi, ko jūs norite laisvėjai masonai, mes norime religijų laisvės, liberalios religijų laisvės, kad bažnyčia priimtų, ir bažnyčia buvo priversta. Taip sakant, nebuvo priversta, jinai galėjo nepriimti, bet pasidavė tam spaudimui. Ne bažnyčia, bažnyčios vyrai, silpni, dėja, per Antrojo Vatikano susirinkimą priėmė tą masonų reikalaujamą liberalią religijų laisvę, kad visom religijom suteikiamos maždaug lygios teisės. Gal truputėlį ten viena tradicinė religija, kita netradicinė. Čia Vytautai Sinica, mielas ir gerbiamas, tikrai ir visi kiti politikai tai visiškai neįsprendžia situacijos, nes bažnyčios mokymas ir Dievas reikalauja per bažnyčią tradicinį mokymą, kad būtų suteikiama laisvė tik tai katalikų religijai, tik teisingai, Dievui įsteigtai, o kitos gali praktikuoti privačiai. Kas nori savo sielą pražudyti ir užsispyręs tame, nori žudytis dvasiškai, tai privačiai gali tą daryti. Bet ne viešai, jokių viešų apeigų, jokių viešų procesijų, kad nekladintų jaunimo, pavyzdžiui, netrauktų į klaidingą kelią, kuris veda į amžiną kančią žmonės. Matėm tų visokių citatų, bažnyčios mokymo, ir matėm, kaip pagonys laukia iš tikrųjų kalėdų antikoje. Chestertoną mes citavom, ar ne? Ir knyga Amžinasis žmogus, nuostabi knyga, kur mano dėdė pagonis žynys, jisai gal būtų paskaitęs, būtų atsivertęs, aš jam daviau tą knygą, dėja turbūt jisai prieš mirtį nepaskaitė. Kągi, meldžiuosi už jį toliau, gal kaip nors Dievas pasigailės jo, bet iš esmės yra pagonys laukia kalėdų, jie labai džiaugiasi atėjusių išganytojų, tie, kurie suprato. Ir buvo daug pagonių, kurie atsivertė, Romėnas šimtininkas, mes žinom ten tų iš Evangelijų tie pavyzdžiai, kad pagonys tiesiog nustebę su nuostaba matė, kas darosi, kaip miršta Jėzus, kaip sudreba žemė, kaip praplyšta šventyklos uždangalas žydų tenai, kaip gyvi mirusieji prisikėlė iš kapų ir vaikščiojo, visi matė, ten liudininkai. Matė Jėzų prisikėlusi, dar daug gana žmonių. Čia atskira tema, irgi labai, čia istoriniai faktai, tiesiog. Tai liudininkai matė. Ir pagonys atsiversdavo, su džiaugsmu tapdavo. Romėnai, graikai tapdavo pirmais katalikais šalia žydų. Gerai, tai va tiek daug visokiausių buvo temų paliesta aną kartą ir visų mes šiandien neprisiminsim. Einam toliau, nes tikrai mes turim daug ką pakalbėti. Ir galite paremti mūsų katalikišką istorijos koncepcijos atkūrimą, galite paremti per Contribui platformą Istorija katalikiškai, ten galite matyti daug straipsnių, taip pat jau publikuota katalikiškos koncepcijos apie Lietuvos istoriją, truputėlį Ispaniją, užkabinom pirmas ištraukas, ir žiūrėjau, pamatysit, galite ten paremti arba per tai, kad pamatysite nuorodas po video ar video pačio eigoje, sąskaitėlės duomenys, galite tikrai paremti, nes yra daugybė darbo, žemėlapių ir kitų dalykų. Tiesiog gaminti reikia, rašyti straipsnius ir dirbti su šaltiniais, labai daug visko yra. Tai va, dar viso tai ir visiems kitiem, tikrai ir deputatam galite, kas turi kažką tai prieš tradicinę bažnyčios mokymą ar kažkokiu tai abejojimų, kad reikia remtis Antrojo Vatikano susirinkimu, tai ten arkivyskupas Lefebras tikrai jis gerai viską išdėsto, ir tos 3 klaidos priimtos, tai religinė laisvė liberali, Antram Vatikano susirinkime religinė laisvė, ekumenizmas, kai visos religijos sulyginamos ir meldžiasi kartu, ir taip toliau, netverčiama katalikų tikėjimą, ir taip pat, kad kolegializmas, kai valdoma bažnyčia kolektyviai, valdoma visų vyskupų, o ne
kiekvienas vyskupas ir popiežius turi teisę komanduoti savo teritoriją, taip sakant, būti tikras vadas. Tai čia yra straipsnis, kaip modernizmas įsiskverbė į bažnyčią. Yra straipsnis arkivyskupo Lefebvro ir tas, kas čia kalba dabar, kad tai yra atskirta nuo bažnyčios brolija, tai yra senos apkerpėjusios kaip melas, taip sakant, tai iš tikrųjų yra įrodyta, disertacija apginta popiežiškame universitete, tiesiog, kad tai yra katalikiška brolija ir šita Švento Pijaus X, pavyzdžiui, brolija įkurta arkivyskupo Lefebvro ir kad tas tradicijos judėjimas, katalikų tradicija, kuris remia katalikai, yra visiškai aiškus katalikai, be jokių, yra absoliučiai įrodyta. Ar galite suvesti irgi Google operacija išlikimas, pagal kanonų teisę tiesiog visi punktai išvardinti, kad tai yra visiškai katalikiška ir būtent kaip tik labiau katalikiška, negu dabar vyksta bažnyčiai modernizmo erezijos siaubiamoji. Tie blogi dalykai. Tai mes turim ir atstatyti katalikišką valstybę ir išvalyti lygiagrečiai bažnyčią, savo mylimą bažnyčią, motiną bažnyčią nuo modernizmo erezijos. Visi turim dirbti mažiausiai tom dviem kryptim. Ir liberalizmas tikrai veda į pražūtį. Mes matėm čia ir praeitoj paskaitoj, ir žemiškai tauta degraduoja, ir abortai, ir daugybė blogų dalykų. Galite atsisukti buvusią pirmą dalį. Pamatyti, kas tenai įdomių tokių dalykų vyksta, ir blogų, ir gerų pasaulyje. Dabar už Lietuvą vėl didžią fiziškai ir dvasiškai, kame jos didybė, mes kalbėsim toliau, eisim toliau tą civilizacinį modelį, kas čia vyksta to Lietuvoje. Matom didžiulę Lietuvą nuo jūrų iki jūrų, prie Seimo, tokiai piramidai pavaizduotam, bet kalba buvo čia ne apie teritorijos didybę, kur čia išsigando visi žmonės to šūkio. Aišku, valstybių sąjungą turime atkurti, katalikišką Baltarusiją, Ukrainą, katalikišką Lietuvos valstybę galima atkurti, reikia atkurti. Jų sąjungą, gynybinę ir visokią sąjungą, prieš liberalizmą nukreiptą sąjungą, Lenkija, Vengrija, visą Rytų Europą, iki Chorvatijos, viską reikia, Latvija, Estija, taip, viską tą reikia daryti. Bet kalbam ne tik tai, kad apie didybę kažkokią fizinę, pirmiausia ne apie fizinę didybę, o tai santvarkos katalikiškos laikais, kai pasiekė Juodąją jūrą, Vytautas ir Rusijos didžiulis gabalas, prie Maskvos buvo siena, ir Lenkijos, prie Varšuvos, Lietuvos siena buvo, ir Moldovos gabaliuką čia matom, valdėm. Žodis daina atėjo tikriausiai iš lietuvių karių į Moldovą, nes iš kitur sunku pasakyti, iš kur jis gali ateiti, ir Vytautas girdė žirgus Juodoje jūroje, bet Lietuva buvo ne tik galingiausia tada, bet ir kažkas dar daugiau buvo. Ir matom čia, Vytauto bokštas yra mūsų siena buvusi su Krymo Hanato totorių arba vėliau su pasaulinio islamo kalifatu, kuris yra vadinamas Turkija, bet ten yra iš tikrųjų pasaulinis kalifatas, šis islamo valstybė buvo pasaulinė. Nuo Afrikos, Šiaurės Afrikos iki tenai, žodžiu, iki mūsų, iki Ukrainos siena, ši Lietuva buvo, štai pusėje ten turkai, kitoje Dniepro pusėje, čia prie Kersono, pietų Ukraina, kur vyko karas dabar. Ir toliau su Azija kariaujam. Tai kur išeitis ir kur ir kodėl Lietuva ir Europa buvo tokia didi? Kur ir kada ir kodėl? Didžiausi Lietuvos pasiekimai buvo katalikiškos santvarkos laikais iš tikrųjų. Ir kai Lietuvos valstybės santvarka buvo katalikiška, tai buvo Lietuvos kultūros aukso amžius tada. Pavyzdžiui, 17 amžiaus pirmoji pusė. Tai buvo tikrai tas aukso amžius. Kunigas Sarbievijus, jėzuitas. Jisai atvažiavęs iš Mazovijos, Mazovita net vadinosi, kaip ir El Greco, buvo graikas ispanų kultūroje, bet jisai vis tiek ispanų kultūros dailininkas, o čia Sarbievijus geriausias pasaulio baroko poetas, jį visas pasaulis mėgdžiojo, anglai visokie tenai išleisdavo knygas ir mėgdžiojo jo stilių, sekė juo, imitavo. Jisai dirbo Vilniui, apdainavo Vilnių, Lietuvą, lotyniškai. Popiežius davė, vainikavo jį kaip Petrarchą, lauro vainikais, žodžiu, buvo pripažintas pasaulyje. Kazimieras Vianavičius, raketų išradėjas, mūsų didysis artilerijos menas, 200 metų visą Europą mokėsi, kaip iš vadovėlio. Artilerijos mokėsi ir ten buvo tripakopės raketos, kurios skrenda dabar į kosmosą. Ten buvo ne apie kosmosą, bet ten buvo tiesiog 3 tokių lygių raketų išradimas. Pirmą kartą išrado tas lietuvis. Išrado stabilizatorių, lygiagrečio jungimo raketas ir to nuosekliojo jungimo.
kur pakopos atsiskiria viena po kitos, kaip skrenda į kosmosą matom. Ir paskui Tsiolkovskis turėjo jo knygą, kuris išrado raketas, jau tas jau kosminės, maždaug vėliau. Ir Tomas Žebrauskas, jėzuitas, 4 pasaulyje modernios observatorijos architektas ir astronomas, tai pastatė nuostabią Vilniaus observatoriją. Jis buvo techniškai neblogesnė už Greenwich'o, nuo kurios skaičiuojam laiką dabar laikrodžių savo laiko juostos, kaip yra nuo Greenwich'o skaičiuojamos prie Londono, bet techniškai jinai neblogesnė buvo už Greenwich'o, o gražesnė už ją, tai prašė amžininkai. Ir Žebrauskas jisai statė ir Švento Kazimiero, greičiausiai tą bažnyčios kupolą su karūna, tokia kunigaikščio didinga Lietuvos valstybingumo, katalikiško valstybingumo simbolį, tą pastatė. Ir žiūrėjau, tas visas pasiekimai tai buvo katalikiškoje santvarkoje Lietuvoje, kai buvo. Ir bene gražiausia pasaulyje baroko šaka, Vilniaus barokas, nuo Latgalos iki vakarų Ukrainos, visa Baltarusija, Palenkė, dabartiniai Lenkijoje, buvo Lietuvos žemės, pošiantis ir formuojantis, tų žemių padangė liekni dvigubi bokštai, statyti 1730, 1760, turbūt pamaldžiausių mūsų istorijos periodų, kai bene labiausiai buvo įstatymais įtvirtinta katalikų valstybinė religija, o tai buvo pergalė galutinė Vytauto idėjos šitos. Ir Rusija buvo katalikiška, matysim vėliau iš šaltinių. Ir katalikiška santvarka ir visuomenės viešoji tvarka bei draudžiama kitų religijų vieša praktika. Tiesa, tada dėl bajorų tos aukso laisvių bajorai per daug perlenkė šitą lazdą, kaip sakoma. Ir ten jau politiškai būtent pati valdymo forma ten jau klibėjo. Jau. Tikrai Vytautas nenorėjo tokios įkurti santvarkos, kur bajorai daro bet ką. Tai va čia jau trupėjo daug kas, bet buvo pergalės kitose srityse. Barokas statomos ar nes santvarka katalikiška galutinai tvirtinta ir taip toliau. Ir tada klestėjo Vilniaus universitetas, taip pat katalikiškos santvarkos, su katalikiška švietimo sistema, jėzuitų geriausia pasaulyje, net kitur panaikino masonai, ta satanistinė sekta panaikino masonų ordiną, jėzuitų ordiną buvo masonams spaudžiant panaikinta, net popiežius teko pasidavę spaudimui masonui, panaikino jėzuitų ordiną, Rusija paliko pas save. Latgaloje ir rytų Baltarusijoje, kur okupuota buvo pirmas padalinimas, jinai pasiliko jėzuitų švietimo sistemą. Rusijos carai, nes jie matė, kad čia buvo geriausia pasaulyje švietimo sistema. Tai daug pilyje tada Latgaloje veikė pasaulyje jėzuitų centras. Kaip sostinė jėzuitų buvo, nes kitur uždraudė, o Rusijoje ne. Taip keista buvo toks posūkis istorijos. Tai va, katalikiška buvo interpretacija visų disciplinų. Biologijos, taip toliau, ten pats Tomas Žebrauskas ten sakė, kad kodėl vėžių kojos, pavyzdžiui, išdygsta, tai jis aiškino kaip profesorius, kad kodėl, pavyzdžiui, žmogui neišdygsta nutraukta koja. Ir niekaip negalim atsakyti. Nes ir žmogui reikia, kad išlikimas būtų, jeigu ten pagal Darviną, tai ten reikia tiesiog, kad būtų žmogui dar labiau apsiginti reikia, jis neturi nagų dantų, tai kad išliktų gyvas, jam reikia apsiginti ir kad išdygtų antra koja, ranka. Bet neišdygsta. Ir Tomas Žebrauskas sako, yra lineamenta, pradai. Pradai tokie toj galūnėje, Dievas sukūrė tokius pradus, iš kurių tiesiog užtaisyta, kad neišdygtų kažkaip tai yra. Labai taip išmintingai, tai buvo mokoma katalikiškai, astronomija, viskas buvo katalikiškai interpretuojama, ko dabar trūksta, istorija žinoma. Ir dabar tai reikia mokyklose atstatyti, nes vaikai nemokomi normaliai, tiesiog, kad jie nemokomi pasiekti savo gyvenimo tikslo. Kad tik tai katalikybė veda į dangų, į amžiną laimę, jiems nepaaiškina vaikam. Tai yra blogai labai. Jie išauga nežinodami, kaip reikia gyventi iš viso. Ir kūrė paskui tą liberalę, tą betvarkę. Globalizmas jos taip ir tiesiog įsiurbė paskui tą visą savo katilą ir visiškai tas barbarybė plinta ir mūsų jaunime. Bet reikia statyti šitą švietimą. Jau yra jaunimo kryžių žygis. Lietuvoje, junkitės visi kiti jaunieji, drąsuoliai. Gerai, važiuojam toliau. Ir tas barokas, Vilniaus barokas iš tikrųjų labai gražus, matom, čia toksai yra tikrai misionierių bažnyčia, pati tokia liekna bokščiai, tas proporcijos tokios labai grakščios. Ir jisai tikrai tas grakštumas, dvi bokščiai, tas liekna bokščiai tokie pastatai. Ir matom, misionierių restauruojama, misionierių bažnyčia. Kaip ir visą mūsų civilizaciją, katalikišką santvarką reikia restauruoti. Čia matom
galbūt gražiausia pasaulyje baroko šaka, visas Vilnius dunksto po apačia. Ir čia lietuvis Liudvikas Grincevičius yra versija, kad jisai fasadą šitą projektavo. Tai viena gražiausių pasaulio bažnyčių čia mes turim. Turbūt pasaulyje gražiausia baroko šaka ir gražiausias jos pavyzdys. Ar vienas iš gražiausių. Tai yra kažkas nuostabaus, ką mes turim. Čia gražiau už Prahą ta panorama, iš viršaus, kai žiūri. Iš apačios Praha gražiau. Pilis matosi didinga, bet pas mus iš viršaus tikrai vienas gražiausių pasaulio miestų. Liudvikas Grincevičius, domininkonas nuo Ukmergės. Gali būti, kad jis kūrė šitą fasadą. Ir žymi tas barokas, Vilniaus barokas, lieknabokštis, žymi katalikiškos civilizacijos ribas. Baltarusijai, tenai rytų Baltarusijai, ypač ten, kur baigėsi katalikų civilizacija, rodo šitie bokštai. Dvigubi grakštus Vilniaus bokštai baroko. Pats, kuo didžiuotis, mes tikrai turim bent jau dalinai LDK suvienijome erezijų suskaldytą krikščioniją į vieną vakarų ir rytų katalikų civilizaciją, vakarų ir rytų apeigų. Ir čia matom kaip tik pavyzdys labai gražus šito dalyko ir kartu Vilniaus baroko pavyzdys. Kaune mes turime jėzuitų bažnyčią, turbūt pati gražiausia, irgi 2 bokštai, šita liekna bokšte, bet labiausiai pasaulyje į ją panašus pastatas yra ne kas kita, o Bučiačio, arba Bučiač, kaip sako, Bučiač, ukrainiečiai. Ukrainai bazilijonų vienuolynas. Tai čia yra Romos apeigų katalikų, kairė jėzuitų bažnyčia, o dešinėje yra Bučiačio graikų apeigų katalikų bažnyčia. Tai yra misionieriai, bazilijonai, kurie bando atversti Rusiją ir visus rytus į katalikų tikėjimą. Tai žiūrėkim, kaip čia yra gražu, iš tikrųjų, ta tokia simbolika Lietuvos ir tai buvo tikrai rytų vakarų jungtis, mes turim unikalią pasaulyje civilizaciją. Pas mus daugiausiai pasaulyje buvo graikų apeigų katalikų ir fiziškai, ir procentaliai, procentais, pamatysim vėliau. Tolimiausias nuo Vilniaus, čia yra Vilniaus baroko statinys, gerbiamas ir mylimas profesorius Bumlauskai, mūsų buvęs mano dekanas, kai mokiausi Vilniaus universitete, jūs radote ten kažkur Mogiliove, radote Mstislavlį, man atrodo, baroko statiniai. Vilniaus baroko statiniai, tai jie, aišku, gal į rytus labiau nutolę, čia labiau į pietus, bet nuotolis nuo Vilniaus, tai čia daugiau negu Mogiliovas. Tai yra 771 maždaug, čia Google'as, Google Maps čia taip metą, matot, beveik 800 km tolimiausias Vilniaus baroko statinys. Ir čia statė misionieriai, statė bazilijonai iš Lietuvos, iš LDK, nors tada nepriklausė LDK, jau Ukraina buvo, Lenkija okupavo prieš Liublino uniją. Už tai mes turim atskiras Baltarusiją ir Ukrainą dabar, nes buvo atplėšta pietų Rusija nuo Lietuvos ir turim atskiras 2 valstijas iki šiol. Tie pėdsakai liko. Ir sėkmingos rytų atvertimo misijos, iš dalies sėkmingos misijos šlovės paminklas šitas mūsų didingas Bučiačio vienuolynas, graikų apeigų katalikų bazilijonų. Ir kas dar pasiekimų, čia daugybė tų pasiekimų, mes tik tai maždaug išvardinam, būnant katalikiškoj santvarkoje yra didžiausi Lietuvos pasiekimai, pavyzdžiui, didžiausios Lietuvos istorijoje karinės Lietuvos pergalės. Esant katalikiškai santvarkai, Žalgiris, matome tuščia viskas ekrane, Orša, Ūla, Pskovas, Salaspilis, Chotinas, pirmasis Chotinas, 1621, antrasis Chotinas buvo 1673, Islamo agresija į Europą buvo atremta 2 kartus, labai svarbus mūšiai. Polonka, mažai žinomas mūšis, kai išvadavo iš Tvano, iš Rusijos ir Švedijos to antplūdžio, tai buvo išmušinėjama Rusijos armija iš LDK. Prie Polonkos 1660, husaras vienas perverė su ietimi 6 maskolius, kaip rašo liudininkas. Man atrodo, tai buvo Jan Krizostom Pasek, šitas Lenkas, kuris rašė. Jei gerai atsimenu dabar, bet tikrai buvo tas liudijimas išlikęs, iš savo akimis matė. Ilgiausia ietis pasaulio istorijoje, 6 metrai. Husarai mūsų, irgi husarai katalikiškos santvarkoje, geriausi kariai pasaulyje buvo tuo metu. Iš vis geriausia kavalerija, kad nors egzistavo. Irgi prie katalikiškos santvarkos. Stipriausia Lietuvos istorija ir labiausiai užsienio valstybių naudojama valiuta buvo katalikiškais laikais, katalikiškos santvarkos laikais. Vytautų laikais, pamatysim. Net ir 1550-80, kai buvo laikinai susvyravo katalikiška santvarka Lietuvoje, tai pusiau susvyravo.
Tai buvo ta religinė revoliucinė betvarkė. Tai LDK vis tiek išliko katalikų valstybinė religija. Ir net renesanso tie pasiekimai vis tiek buvo katalikiškos santvarkos laikais, per tą 30-metį. Čia kur sakėm, kur matom ekrane. Ir matom apie tą valiutą, truputėlį daugiau apie valiutą, nes dažnai galvoja, kad ta katalikiška ten maždaug pasiekimai, tai kažkas ten su dvasingumu turi būti, su architektūra, menu kažkas, bet jau pinigai, tai čia jau liberalai geriausiai tvarkosi. Ne, pasirodo, kad būtent Vytauto didžiojo valdymo laikais, tai yra katalikiškos santvarkos kūrėjas Vytautas ir Jogaila, ir būtent Vytauto laikais LDK pinigai kapos, kaip ir Rusijos rubliai, žodžiu, rubyti, lietuviškai kapoti, nuo kapojimo, kapodavo sidabratus gabalus, kaip pinigus, ir būtent tada turėjo pastojo masę, gryno sidabro kiekį, čia parašyta ekrane, kas smulkiau nori, ir buvo tinkamos stambiai prekybai tarptautiniai, ir buvo paplitusios kaimyninėse valstybėse. Krokuvos bankininkai mieliau laikė lietuvių kapas negu savus lenkiškus pinigus. Mieliau norėjo lietuvių valiutos. Net priešai buvę kryžiuočiai, Teutonų ordinas, savo sąskaitybos knygas vedė ne tik savais pinigais, bet ir mūsų kapomis. Dvigubą sąskaitybą vedė. Tokia svarbi valiuta buvo, kaip doleriai dabar gal čia. Ir labai svarbus rytų Europos prekybos centras Naugardas, didysis Naugardas. Ten Rusioj, mongolų Rusioj valdoma. 140 nuo Žalgirio mūšio metų nutarė tarptautiniams atsiskaitimams naudoti lietuvių kapas. Tarptautiniams atsiskaitimams. Ir manoma, kad mūsų pinigai buvo plačiausiai paplitę po pasaulį būtent Vytauto laikais. Kad labiausiai kotiruojama, labiausiai priimama pasaulyje valiuta būtent Vytauto laikais buvo, katalikiškos santvarkos kūrėjo laikais. Ir traukė ne tik patikimumas jų kaldinimo, bet ir sėkminga vidaus ir užsienio politika, aišku, ekonominė taip pat Vytauto. Ir kad Lietuva taptų vėl didi, dvasiškai ir visaip, reikia grąžinti katalikišką istorijos koncepciją, tam, kad vaikai suprastų, kuo jie turi didžiuotis, kad suprastų, kokia šlovinga katalikiška buvo civilizacija kuriama, o ne ten kažkokie kištų jiems tenai pagonišką propagandą, ten, kad čia kažkas lietuviško labai, koks čia lietuviška visam pasaulyje buvo ta pagonybė ir tenai, čia atskira tema su pagonybė, bet mūsų pasiekimai didžiausia, pagonybė net kvapo nebūtų pasiekimų, kurių mes čia dabar dėstėm, ką tik tai išdėstėm, net mokyklų nebuvo elementarių, nekalbant apie universitetą, aukšto labai lygio Vilniaus universitetą, katalikišką, jezuitišką ir taip toliau, kuris buvo šviesulys visoje rytų Europoje, buvo didžiausias. Rusijoje nebuvo tokios mokyklos, visoje Rusijoje nebuvo, jis buvo anksčiau negu Maskvos universitetas, beveik 200 metų anksčiau įsisteigęs Vilniaus universitetas. Ir taip toliau, žodžiu, kad vaikai suvoktų mokykloje jau, kad reikia didžiuotis katalikišką santvarką, atkūrinėti katalikišką santvarką, dirbtų mūsų jaunimas ta linkme. Tai tam reikia atkurti pirmiausia galvose, mūsų turim įsiaiškinti ir turim vadovėlius leisti pagal šitą koncepciją. Atkurti realistinę, vienintelę realistinę istorijos koncepciją, nes liberali koncepcija yra tiesiog, tokios, kaip čia pasakius, šakėm ant vandens, ta prasme, tai nėra realistinė, jinai, pamatysim, net konkrečių pavyzdžių daug, kad jinai neprašo realistiškai, kaip iš tikrųjų buvo istorijoje, nes jos metodologija bloga, liberalios koncepcijos. Mes pamatysim daugybę nesąmonių, kurios mokama mūsų mokyklose ir vėliau, ir liberali koncepcija nepajėgi istorijos paaiškinti tiesiog. Nes yra iškreiptas vaizdas, nes liberalizmas yra iškreipta ideologija. Tai yra atskilimas nuo realybės, kaip sakydavo ispanų tradicionalistų mokslininkai. Žodžiu, pradininkas tos koncepcijos buvo, katalikiškos koncepcijos buvo Albertas Vijūkas Kojelavičius, jezuitas tėvas Albertas Vijūkas Kojelavičius. Ir čia jo traktatas prieš erezijas, matom, kairėje pusėje. Ir Lietuvos istorija pirmoji jau parašyta. Lietuvė pirmoji istorija tokia. Kaune, galbūt gimė ar prie Kauno jisai. Galim to didžiuotis, kauniečiai ir lietuviai. Tai iš tikrųjų jo koncepcija dabar patvirtina nauji istorikų tyrimą. Čia mes dabar tik truputėlį prabėgsim. Jisai, pavyzdžiui, kalbėjo, kai tas Lietuva praranda trečdalį vytautinės teritorijos, šitą didžiulį, iki pat Kijevo, tą gabalą, rausvą, šitą, kaip matom čia,
tą gabalą, čia toksai Mirksė, toks ratukas dabar rodo jums, tai iki pat Kijevo, kaip Putino karas vyksta panašiai kaip dabar, užpuolė Rusiją Ivanas III ir trečdalį prarado Lietuva, iki pat Kijevo, į Černigovą netgi, Ukrainos dabartinę gabaliuką. Ir tiesiog tada Albertas Vykus Kovilavičius pagrindžia, kad taip atsitiko dėl to, kad Maskva norėjo sunaikinti bažnytinę uniją. Graikų apeigų katalikų bažnyčią norėjo sunaikinti Ivanas III. Putinas tų laikų. Ne? Ir Vytautas pradėjo, o Ivanas norėjo tą sunaikinti, šitą darbą. Vytauto pronukis, man atrodo, išeina, jisai irgi palikuonis mūsų, bet dėja puolė katalikišką Rusiją ir atsiskiria dėl to atmetimo vienybės, katalikybės atmetimo atsiskiria pirmas nuo Lietuvos Sieverskas. Čia parašyta, kaip visą tai vyko, bet mes vėliau truputėlį praeisim ir Genutė Kirkienė ir ukrainiečių istorikas Igor Teslenka kaip tik ir kalba, kad dėl religinių motyvų kilo tas karas. Tai buvo ne priedanga, o iš tikrųjų tas vyko norint sunaikinti katalikišką vienybę graikų ir lotynų apeigų, rusinų šitų graikų apeigų katalikų, atplėšti juos nuo katalikų bažnyčios. Dėl to kilo karas iš esmės. Dėl tų priežasčių. Čia parašyta, bet mes vėliau sugrįšim prie tos temos. O dabar net kuriama kol kas, tik bandom čia atkurti, dabar gal tokie pirmieji bandymai atkurti katalikišką normalią realistinę koncepciją istorijos. O ką mus moko mokyklose? Mus moko liberalių fantazijų, kad tai yra liberalizmo centras Europoje buvo LDK. Va čia gerbiami ir profesoriai dar dėstė mano laikais, kai mokiausi istorijoje, tai dėstė, jie rašo Zigmundas Kiaupa, Kiaupienė, Kuncevičius, šitie istorikai savo istoriją, Lietuvos istoriją, tokia knyga. Ten daug ir gerų labai vietų yra, bet čia tokia vieta, kur reikia nesutikti su ją. 1550, 1580 LDK buvo liberalizmo centras Europoje, o jo sostinė Vilnius pažangiausios to meto minties centras. Čia turime omeny, kad buvo daugybė erezijų, visokiausių protestantizmo, išplitę ir nelabai Žygimantas Augustas nelabai jų ribojo. Europa ribojo tas jų teisės tenai, jų tą visą siautėjimą, nes buvo daužomos statulos, buvo griaunamos bažnyčios. Buvo niokojama visa civilizacija iš tikrųjų, tai buvo barbarybės siautėjimas, tas protestantizmo revoliucija, tas maištas prieš Dievo tvarką, iš esmės. Buvo pirmoji revoliucija tokia rimta. Dar prieš tai husitai buvo, jų pirmtakai, 15 amžiuje prie Vytauto laikais. Bet mes matom, kad tas trumpas laikotarpis, 30 metų, jis išpučiamas ir parodoma mokiniams vienintelis religinis žemėlapis šitam atlase mokykliniam. Ir čia visokiausių protestantų, liuteronų, čia parodyta, kaip čia jų buvo išplitę visokiausių tų, žodžiu, violetinė spalva, liuteronai, kalvinistai tokie labiau, violetinė tokia rausvesnė. Ir kad čia buvo viskas maždaug taip nuostabu, kaip daugybė religijų, čia islamas, taip toliau, prie totoriai, prie trakų. Bet tai čia labiausiai protestantizmą pabrėžia, kad čia taip buvo nuostabu ir gerai ir atseit vos lygios buvo teisės maždaug. Iš tikrųjų niekada, netgi tada nebuvo lygių teisių, suteikta net Žygimantas Augustas išlaikė valstybinę katalikų religiją. O kodėl vaikams neparodomi žemėlapiai, kur katalikai jau nugalėjo, katalikų realizmas, taip sakant, bažnyčia, šventoji bažnyčia nugalėjo, Dievo motina Šiluvoje apsireiškusi nugalėjo protestantizmo revoliucija. Kodėl nepasakoma, kad valstybės santvarka visala išliko katalikiška? Kodėl kiti žemėlapiai neparodomi? Mes to parodysim. LDK yra vienintelė katalikiškos santvarkos valstybė, kurią mums kol kas pavyko sukurti. Ir mes turim apie 400 metų katalikiškos santvarkos. 1387 iki 1791. Iki gegužės 3 konstitucijos, kurią sukūrė masonai, iš esmės nemažai dirbo ten. Ten dar išliko katalikų valstybinė religija, bet jau ten buvo ne visai, ten taip jau ribojama ir tenai jos teisės ir ten jau pagrindžiama, kad valdžia kyla atseit iš tautos, o ne iš Dievo. Tai kai kyla iš tautos šitą melas, kaip pasakoma, tai tauta gali nusilpti kažkada ir pradėti balsuoti, kol kas priešinamės, pavyzdžiui, iškreipimų įteisinimui. Bet jau valdžia mūsų nori, valdantieji liberalai, įteisinti iškreipimus, pavyzdžiui.
Tai ne iš tautos ir valdžia, iš Dievo. Dievas draudžia iškreipimus, reiškia, niekas negali net balsuoti, net svarstyti negali tokios Seime ar kažkur tai. Negalima svarstyti tokios alternatyvos, už tai net balsuoti negalima, net kalbėti apie tai negalima. Tokių nesąmonių platinti, tokių idėjų negalima. Normalioje katalikiško valstybė tai yra draudžiama, taip ir buvo LDK. Pavyzdžiui, su iškreipimais ar dar su kažko, su erezijom platinti. Ir net tais religinės betvarkės laikais, revoliucinės, protestantizmo revoliucijos laikais, nes 550-80 išliko valstybinė katalikų religija. Matom, Žebrausko tas kupolas gražus su katalikiško valstybingumo simboliu, karūna, kunigaikščių karūna, su kalstytų kryžium lietuviškų tokių saulutė. Mes galim to džiaugtis ir didžiuotis, labai gražus yra. Ir ypatingi tie kryžiai mūsų lietuviški, gražus. Vilniuje daug tokių yra. Lietuviškas Vilnius, lietuvių sostinė, Lietuvos sostinė. Tai vėlgi, gerbiami Kelpas ir Kuncevičius, profesoriai, paskui pripažįsta, kad LDK valdymo aparate, kaip jie sako, dominavo lietuviai katalikai. Argi tai liberalizmo centras? Čia, aišku, kalba ankstyvesnį laikotarpį, tai kai priėmė katalikybę, Lietuva pagoniška, tapo katalikiška, ne? Stačiatikių teisės prisidėti prie valstybės valdymo buvo suvaržytos. Draudimas stačiatikiams užimti aukštas tarnybas valstybės, o vėliau būti ponų tarybos nariais, galiojęs nuo Horodlės aktų 1413, apribojo jų galimybės ne tik kopti tarnybinės karjeros laiptais ir dėl to turtėti, bet ir tiesiogiai veikti politinį valstybės gyvenimą. Tai matėm, kad jau patys pripažįsta. Liberalizmo centrą paskelbė, kad Lietuva buvo, tie patys profesoriai pripažįsta, kad Vytauto laikais nebuvo jokių liberalizmo centrų čia. Buvo katalikiška santvarka. Stačiatikiai negali valdyti valstybės, draudžiama. Taip ir turėtų būti, nes kas nesuvaldo savo galvos, minčių galvoje, nemato realistinio pasaulio vaizdo, katalikiško vaizdo, tai kaip jis gali, jeigu galvos nesuvaldo, kaip jis gali savo pasaulį valdyti. Ir matysim, Horodlės aktai, ką rašo, apie tai rašo iš esmės. Rusinų klausimas, galim sakyti, kad čia teisės gal jų pažeidinėja rusinų, arba rusienų, kaip sakoma, ne? Bet man labiau rusinai patinka, nes tas terminas, nes jie patys sako rusinų. Vienas kitai rusinas, o daugis kitai rusė. Rusienai truputį toks dirbtinas. Aš vartosiu rusinai, bet rusienai nieko prieš tą žodį dirbtina truputėlį mokslininkų, bet sukurta, bet vis tiek vartotina, galima vartoti. Tai rusinų klausimas buvo sprendžiamas neliberaliu būdu LDK, sulyginant teisingos ir klaidingų religijų teises ir taip pražudant sielas, o buvo sprendžiama katalikišku būdu, suteikiant rusienams galimybę pasiekti amžiną laimę. Vėl grįžtant į katalikų bažnyčią, kaip Kijevo Rusioje senovės buvo, bet išsaugant nuostabų dvasinį lobį, graikiškas, slaviškas apeigas. Tai ne diskriminacija, o ištisos rusinų tautos gelbėjimas nuo amžinos kančios. Ir pagalba išskleisti tai, kas joje rusinų tautoj yra geriausia. Vėliau skilo jie į baltarusius ir ukrainiečius vėliau. Bet tada gudai vadino juos bendrai, lietuviai gudais visus tuos rusinus. Kaip nustatyti, ar valstybė katalikiška? Čia mes prieisim prie LDK konkretybių. Kiekybinio aspektu, ar dauguma jos gyventojų katalikai, tai yra kiekybinis aspektas, ar dauguma katalikai. Bet čia būtinai skaičiuoti visų apeigų katalikus, Romos, graikų, rutenų arba graikų slavų, visai ten vadina rutenų, tai rusinų, reiškia čia tas apeigos, taip. Rytus rutenika, lotyniškai, oficialiai vadinama, tos rusų, Gospodį pamylu ten, kur graži liturgija ta visa, ne. Armėnų apeigos katalikiškos irgi buvo LDK. Visus katalikus, visų apeigų ir tik tada, jeigu juos visus skaičiuosim, tik tada analizė bus objektyvi. Mes matysim, kaip manipuliuoja liberali koncepcija, manipuliuoja tiesiog skaičiais ir tais, nes neįvardina, kad čia irgi buvo katalikai. Tie ne Romos katalikai irgi katalikai. Antras aspektas yra kokybinis. Ne kiekybinis, o kokybinis. Ar valstybės santvarka yra katalikiška? Ar musulmoniška, liberali ir panašiai? Įstatymai, švietimas, kariuomenės, ten visas tas propaganda, visa valstybės, kaip jinai vykdoma, matysim, tai turi būti katalikiška. Ir tada valstybė katalikiška, santvarka bus katalikiška. Tai gerai, žiūrim toliau Smetonos laikai, kas čia galėtų būti, turbūt
nerandu kažkaip geresnio įvardinimo pusiau katalikišką valstybę. Tai yra 1934 metai, čia matosi Lietuvos paaukojimas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Prieš tai buvo tokie, čia kaip negandai, bet tokie labiau, nežinau, tokios miglotos žinios, kad 1918 norėjo atkurti katalikišką santvarką, lyg tai tokie pasisakymai yra, bet aš kol kas radau tik tai, kad katalikas karalius buvo Urachas Mindaugas II planuojama būtinai kataliką pakviesti, aišku, nes jis valdo katalikišką tautą, bet daugiau apie katalikybę nieko aš kol kas neradau dokumentų ir nelabai išlikę Lietuvos tarybos, mažai kas turbūt. Čia reikia tyrinėti, galbūt kažką surasim, kaip raktą suradom, nepriklausomybės, reikia Vokietijoje tyrinėti. Nes yra tokių kažkokių nuogirdų kol kas. O jau laikinoji konstitucija lapkričio 2 berods priimta 18 metų, tai jinai ten yra tokie principai konstituciniai, ten jau kalbama liberaliai jau beveik, kad ten turi būti lygios teisės visų religijų, ten visom religijom ir taip toliau. Ten jau link liberalizmų, ten jau betvarkė prasideda nuo tos konstitucijos dėja. Dar Rusijos imperija dar potencialiai buvo katalikiška visuomenė, iš dalies dar buvo ta potencija atkurta, žodžiu, tas galimybė, atkurti katalikišką valstybę. Dar nebuvo to masoniško švietimo, taip paplitusio liberalaus. Aišku, po revoliucijos 5 metų, 1905, tai jau prasidėjo ten tie visi liberalizmo irgi lindimas ir masonų ložės grįžo į Rusiją. Bet tai va, čia tokie visi dalykai. Tai va, Smetonos laikai, pusiau katalikiška valstybė, kas čia galėtų būti, ar ne? Tai tokie laimėjimai tos pusiau katalikiškos santvarkos, jei taip galima įsireikšti. Nepaisant po tautininkų dalies pagoniško spaudimo, Smetona buvo pats toks katalikas daugmaž, Antanas Smetona. Ir prie Smetonos, kaip sako, kabutėse, išliko katalikiškos kažkiek liekanų tos civilizacijos katalikiškos. Katalikų bažnyčios laisvė, nors ir suvaržyta, ten iš dalies ten bandė išstumti iš visuomeninio gyvenimo, politinio, išstumti tautininkai, tie tokie pusiau pagonės, bažnytinė santuoka. Kažkiek privilegijuotas buvo tas statusas katalikų bažnyčios, santuoka ir buvo bažnytinė ir nebuvo civilinės santuokos, skyrybų nebuvo, kaip ir normalioje katalikiško valstybėje, jis buvo tiesiog neleidžiamos. Ir tada prarasdavo tikėjimą tie su liberalieji inteligentai, kabutėse, jau ten inteligentai sunku vadinti iš tikrųjų, nes intelligence reiškia mąstantis, o jeigu liberalus inteligentas, tai jis jau nebemąstantis realiai, nes čia jau yra atitrūkimas nuo realybės, liberalizmas, tai va, ir tie tarpukario inteligentai, kabutėse, važiuodavo skirtis liberalai šitie į Klaipėdos kraštą. Įvairiais duomenimis nuo 8 iki 30 tūkstančių nelegalių, be dvasinio teismo, jokio katalikų skyrybų, kabutėse. Lietuvoje be Klaipėdos krašto, o ten buvo protestantiškas Klaipėdos kraštas, autonominis, už tai ten ir važiuodavo. Protestantai leidžia skyrybas. Tai buvo pirma revoliucinis, vienas iš pirmųjų smūgių civilizaciją greunant, Liuterio įvestos skyrybos. Šeimas, griūna šeimos, ir labai vaikam blogai. Ir bažnyčia leidžia atskirimą, stalo ir lovos vadinamą atskirimą, kai šeimonės sutarimai kažkokie rimti, labai rimtos priežastys, gali atskirai gyventi vyras su žmona atskirai, bet jie neturi teisės susirasti kito, kabutėse, sutuoktinio, tai bus nesantuoka, tai bus paleistuvavimas. Tai legalizuotas, kabutėse, netikrai legalizuotas paleistuvavimas. Ir vaikam didžiulė trauma, kai yra kita moteris, kitą vyrą susiranda vienas iš tėvų ar abudu. O galbūt kartais šeimos vėl susidraugauja, kai atskirai gyvena, vėl paskui susėt gali, susidraugauti, susitaikyti, net vėl kartu gyventi pradeda, visko būna. Tai tikrai stebuklus daro tie sakramentai tradiciniai, jeigu kartu eina mišias, tikrai gali tos šeimos išgyti. Ir tai didžiulė vaikam apsauga tokia yra, kad ištikimi lieka viens kitam tėvai ir myli viens kitą vis tiek kažkaip tai ten sutrūkumas, bet myli. Ir tai va, net siekdavo skyrybų tarpukarį keisdami savo tikėjimą, keisdavo tie inteligentai. Ir tuos naujus šeimininius santykius galėjo kurti tik nelegaliai. Nes santuokinėse šeimose, kabutėse, šeimininiai irgi kabutėse, nes čia ne šeima yra, čia yra paleistuvavimas. Ir Lietuvos statutas mes matysim, kaip jisai už vieną bent bandymą pabėgti su svetimu sutuoktiniu, ten, žodžiu, kaip jie baudžia tenai. Tai dabar žiūrim jau konkreti analizė. LDK, ar buvo
katalikišką kiekybiniu aspektu. Ir dabar čia rašo mūsų 8 klasė, žiūrėkit, tokie mokykliniai puslapiai internete, metas nebemeluoti mūsų vaikams iš tikrųjų. Čia be blogo noro, norėjo taip kaip maždaug jiems iš universiteto nuleido, iš liberalioji koncepcija, taip ir nuleido iš profesorių, iš universitetų į mokyklą, ir taip ir jie pasakojo, kad stačiatikiai buvo nuo 14 amžiaus iki pat 18 amžiaus LDK valstybėje, katalikiškoje kaip ir valstybėje, čia bent jau tai pripažino, jau gerai, bet sako, kad ten, toje katalikiškoje valstybėje, didžiąją gyventojų dalį sudarė ne pagonys ir katalikai, vėliau katalikai lietuviai, o stačiatikiai, tai yra rusienai. Lietuvos valdovų priimtose rusėnų žemėse, dabar Baltarusija, Rusija, Ukraina, vyravo stačiatikių religija. Tai ir tikrai tai buvo. Aš iškart nubraukiau, taip nebuvo. Ne, kai kada vyravo, bet tai buvo tam tikri netokie ilgi, kaip čia liberalai galvoja, laikotarpiai. 14 amžiuje 15 pradžioje dauguma LDK gyventojų buvo stačiatikiai, galima pripažinti. 15 tik pradžioje 15. Bet vėliau ne. Ir 16 amžiuje dar sugrįžo į stačiatikybę, vėl bus. Bet matysim, kad tai yra labai taip sudėtinga ta tema. O kodėl šito nemoko mokykloje? Žiūrėkit, koks žemėlapis. Vytauto Didžiojo pradėta misija, tai yra triumfas katalikybės. 1750 metai. Visa Lietuva ir Lenkija buvo faktiškai kiekybiškai apgyventa katalikų, beveik vien katalikų. 3 apeigų katalikai. Romos apeigų, graikų apeigų ir armėnų apeigų katalikai. Žiūrėkit, kaip čia rodo, šviesi geltona yra Romos apeigų katalikai, kairėje čia šviesi geltona, oranžinė yra graikų apeigų katalikai, tai čia rytų Baltarusija, rytų Ukraina rodo ir Karpatai, čia tie kalnai, iš esmės, pietų čia Ukraina, pietvakarių dabar ir Lenkija, pietryčių. Čia truputį netiksliai rodo šitą vietą. Vakarų Baltarusija, vakarų Ukraina dabartinė, nes čia nebuvo Romos katalikų dauguma. Čia buvo graikų apeigų katalikų dauguma ir buvo maišyta su Romos apeigų katalikais. Tai matysim vėliau, kad iš tikrųjų tai buvo, bet žiūrėkit, liko vienintelė maža stačiatikių vyskupija, tik tai žalia, Mogiliovo vyskupija stačiatikių. Vienintelė ir net jinai beveik išnyko, matysim. Tuoj pamatysim. Kodėl šitų faktų mūsų nemoko? Tai čia liberali ar švietimo, ar tamsuolių gamybos sistema, čia reikia paklausti. Kodėl vaikams šito neparodo? Kad nugalėjo Vytauto Didžiojo idėją visus suvienyti vienoje bažnyčioje. Ir net paskutinė ta vyskupija LDK buvo ant išnykimo ribos, žiūrėkim, čia 1678 Mogiliovo stačiatikių vyskupijos sostas liko tuščias. Tos vienintelės stačiatikių vyskupijos, kuri buvo. Ir ji buvo valdoma per Kijevo metropolito administratorių, stačiatikių administratorių ir popiežiaus nuncijus ir karalius Jonas Sobieskis dėjo pastangas, kad negrįžtų stačiatikių vyskupas į Mogiliovą. Ir nuncijus rašė į Romą. Vyskupystės karalius niekam netidavė, nes trokšta ją palikti tokiam žmogui, kuris pamirštų savo, tai yra stačiatikių tikėjimą ir palaipsniui paruoštų savo vyskupystę unijai, bažnytiniai unijai. Kad ir Mogiliovo, ir paskutiniai stačiatikiai LDK taptų ir paskutiniai ir Lenkijoje kartu, Lietuvoje ir Lenkijos tam sąjungoje, paskutiniai stačiatikiai, kad taptų katalikais. Visiškai būtų buvus pergalė. Jau nebuvo net vyskupo. Ten svyravo, galbūt jau užims vietą graikų apeigų katalikas, vyskupo vietą. Vos taip neįvyko. Šitą žemėlapį žiūrim, čia tiksliau yra. Čia yra Romos apeigų katalikai, matom čia per tą suvalkų koridorių, kur dabar labai čia tas visas geopolitiškai pabrėžiama, čia Rusija, kur bando pult, čia ruošiasi pult, ne? Tai va ten netgi tą suvalkų koridorių įsiskverbia žali graikų apeigų katalikai, ryškiai žalia,
Ir žiūrėkit, čia tų dryžiukų daug labai. Vat, Baltarusijos, va, čia šitoj centre, tai daug vat, ir Romos katalikų apeigų. Vat, čia vėl vat, vakaruose daugiau graikų apeigų katalikai. Ukrainoje daugiausia graikų apeigų katalikai. Vakarų Ukrainoje dabartinė. Čia iki Kijevo, čia dabar Kijevas yra šitoje vietoje. Čia už sienos Kijevas. Šitoje vietoje. Už sienos Kijevas buvo. Tada buvo atėmė iš mūsų Kijevą, Maskva. Nu, bet va, čia Romos katalikai yra kažkiek. Čia taip vaizduoja. Ar ne? Ir stačiatikiai yra čia dar mažiau negu anam žemėlapį, tik tai tokia dėmelė va stačiatikio. Ir čia va tokios salelės, tokios neryškiai žalės, va tokios šitie va, tos vietos. Va. Čia dar stačiatikiai matom, tai Dniepro upės. Tokia neryškiai žalia, tokia pusiau nehakė, nežinau kaip čia pasakyti. O ryškiai žalia yra, bet visur tie didžiuliai plotai, va šitie va didžiuliai plotai yra Baltarusija, Ukraina, daugybė graikų apeigų katalikų. Labai mažai stačiatikių. Ir vat vakarų Baltarusija ir Ukraina čia geriau pavaizduota, kad čia yra maišyta. Maišyta su Romos apeigų katalikais. Daugiau graikų apeigų. Tik čia atrodo kažkiek daugiau gal Romos apeigų. Bet čia irgi to žemėlapį sunku sudarinėti iš tikrųjų. Čia taip reikia labai rimtų duomenų. Bet čia daug realistiškesni žemėlapiai negu buvo mums ten šitą 17 amžių, 18 amžių, atsiprašau, 16 amžių parodė tą religinę betvarkę, o neparodo katalikybės pergalės mokiniam neparodo. 17-18 amžių, kai nugalėjo Vytauto idėją, unija visų krikščionių. Tai va. Ir Lietuva iš dalies įvykdė Vytauto uždavinį. Iki šiol mes turime kadaise buvusias, dar 19 amžių buvusias, unitiškas, tai yra graikų apeigų katalikiškas Baltarusija ir Ukraina. Vakarinė Ukraina iki šiol liko graikų apeigų katalikų žemė. O Lvovo graikų apeigų katalikų katedra, ta didžiulė graži Švento Jurgio. Ir dabar žiūrim, kaip čia iš tikrųjų buvo, kokia ta dauguma ten buvo, tų katalikų. Ar ne, kaip čia, ar mažuma, žiūrėkit, kas čia bus. Ir garsus Norman Davis, atsiprašau, šitas būtent katalikų, ne katalikų, dėja liberalų. Čia yra mokslininkas, kuris garsusis parašė tą Dievo žaisliukas, Lenkijos istorija, ten ir apie Lietuvą yra nemažai kalbama. Ir tenai jisai bando parodyti kažkaip tai įdomiai labai rašo, pagauliai, taip vaizdingai, bet vis tiek yra liberali koncepcija iš esmės. Ir čia nebloga ta diagrama iš tikrųjų, bet čia matom katolicai lenkiškai, čia iš lenkiško seniau. Katolici ir neparašyta, kad jie yra Romos apeigų, čia aš pridėjau, raudonai. Ir atrodo, kad viskas, daugiau nėra tų katalikų daugiau nėra, atrodo. Ir čia yra 1660 tais metais, 17 amžių viduryje. Atrodo, kad mažiau negu pusė katalikų, ar ne, valstybė. O iš tikrųjų čia yra uničyva parašyta, unitai. Ir tai yra tie unitai, ne kas kita, pas Norman Davis parašo, kad yra graikų apeigų katalikai, graiko katalici, obrządku słowiańskiego. Tai yra slavų apeigų, katalikai, graiko apeigų, graikų slavų. O tai jau čia, jeigu tai paėmus, pažiūrėkit, kiek čia katalikai ir čia katalikai. Tai dauguma pasirodo. O jau būtent jau 1772, 18 amžiuje mes matom, kad jau 43 katalikai Romos, 43%. Romos apeigų katalikai, 33 graikų apeigų katalikai ir 33 plus 43 yra 76% katalikų ATR. Nu, ATR čia nelabai aš irgi mėgstu vartoti, nes čia atskira tema, čia mūsų protėviai gynė, kad yra 2 respublikos, 2 valstybės, o ne viena. Protasevičius Valerijonas taip ir rašė, kad turi būti dvi Žečpospolitai, 2 valstybės, ne viena. Vilniaus vyskupas įsteigęs universitetą ir daug rašė tokių žmonių. Tai va, bet Lietuvoje ir Lenkijoje mes matom, kad yra daugiau negu 3/4 katalikų, graikų ir Romos apeigų. O dar armėnų apeigų yra truputėlį. Nors čia nelabai ir matosi. Žinau, čia jisai turbūt
Ormenija parašyta, armėnų kiek yra, kiek čia procentas, nežinau. Ir jie daugumoje buvo katalikai, tie armėnai, pamatysim. Ir tai va, Norman Davies, neaišku, ar iš čia bando parodyti, kad katalikų mažuma, ar nebando, bet, žodžiu, išeina taip kartais, gali toks įspūdis susidaryti, neteisingas. Ir dabar, vat, aš paėmiau čia duomenis iš Lietuvių enciklopedijos, kur rašo, kad, vat, yra, kaip, čia rašo, aš kitaip čia perrašiau, bet jie rašo taip, kad yra katalikų, iškai 1790, yra pirmas LDK gyventojų surašymas, pirmas Lietuvoje, ir visą istoriją surašymas. Ir rašo, katalikų yra 38%, viskas, daugiau nėra katalikų pagal juos, ar ne, Lietuvių enciklopedijai ten buvo, bent jau buvo, kai sudarinėjau lentelę, bet, o unitų 39%, bet tai unitai ir yra graikų apeigų katalikai, va, geltonai, jis tokia auksinė geltona, išskyriau 2 katalikų lentelės grafas, šitas eilutes, ir mes jau turim 39 plus 38. Tai čia jau, klausykit, čia daug, ar ne, čia jau virš 70. Bet čia mes turim atsižvelgti dar į tai, kad buvo iš tikrųjų atplėštos tada, tais metais 1790, atplėštos rytų Baltarusijos žemės nuo Lietuvos. Tai 1772 pirmasis padalinimas. Tai yra Vitebskas ir Mogiliovas, tos jų žemės, tų miestų aplinkui tenai, toks didžiulis pakraštys rytinės. Tai jeigu mes pridėsim dar tas žemės, kiek galėjo būti iki pirmo padalinimo, maždaug kiek galėjo būti katalikų. Čia apytikrė suma, nes čia tik tai vat, pagal Kulakausko Aleksandravičiaus tą knygą Carų valdžioje įimu duomenis iš jų, kad atplėštose žemėse iš viso buvo likę žmonių 100, kiek čia tų išeina, milijoną žmonių gyventojų ir 800 tūkstančių iš jų buvo 80%, reiškia, buvo graikų apeigų katalikai tame. Tose žemėse Vitebsko Mogiliovo 10%, tik tai 10% buvo Romos apeigų katalikai. Ir paskui 10% visi kiti. Tai va šitose žemėse rytinėse buvo 90% katalikų. Pirmo padalinimo žemėse. Nes čia graikų apeigų katalikai, unitai. Irgi. Tai dabar jeigu supliusuojam visą valstybę su tom atplėštom žemėm, tai išeina 48% graikų apeigų katalikų maždaug. Tik 32 Romos apeigų katalikai. Tai yra Lietuva ir Baltarusija dabartinė. Vat ta teritorija. LDK buvo tada tokia sumažinta jau. Tai daugiau net graikų apeigų katalikų. Čia yra unikali pasaulyje šalis mes esam. Daugiau graikų apeigų katalikų negu Romos. Tai čia tikrai mes esam labai unikali, civilizaciškai labai įdomi šalis. Ir viso katalikų maždaug 81%. 81% Lietuvoje ir Baltarusijoje. Didžiulė to LDK. Nu, toj tokiai pusiau dideliai jau sumažintoje. Vėlyvojo LDK. 81%. Ir čia toj rytų Baltarusijoje ten 10% žydų iš tikrųjų rodo ten žydų šaltiniai. Netgi tiesiog žemėlapiai būna, bet tai o kur stačiatikiai tada? Nesuprasi, kur stačiatikiai, nors čia buvo daugiausiai stačiatikių. Jeigu žydų 10%, tada stačiatikių nėra kur dėtis tiem stačiatikiam. O kaip tik Mogiliovo arkivyskupija, šita vyskupija buvo kaip tik stačiatikių toks prieglobstis. Žodžiu, labai čia mislės su stačiatikiais, bet jų mažai buvo, keli procentai iš esmės. Pagal sąrašą šitą surašymą, be atplėštų žemių, be Vitebsko Mogiliovo, tai stačiatikių buvo, matom, 6,5% viso LDK, be atplėštų žemių. Tai va, ir čia mes dar neįskaičiavom 81% katalikų viso LDK su atplėštom žemėm, bet neįskaičiavom armėnų, kur neaišku ten procentas ar kiek ten jų buvo, dar daugiau būtų katalikų, armėnų apeigų katalikai. Tai matom visai kitas vaizdas, dauguma LDK tai buvo katalikiška valstybė. Nugalėjo Vytautas ir Jogaila, nugalėjo katalikybę. Ir mes turim daugiau katalikų negu
Austro-Vengrijos, negu reiškia, imperatoriaus valdo Šventosios Romos imperijos likutis tas Austro-Vengrija vadinamoji. Ten tik 77% katalikų, Romos ir graikų apeigų, ir armėnų pas jus irgi buvo 3 apeigų, kaip ir Lietuva čia 3 apeigų katalikų valstybė. Bet pas mus daugiau katalikų netgi negu čia, negu imperatoriaus žemėse. Tai mes tikrai čia labai gerai pasirodom pasauliniam lygiam. Tikrai matot, kiek šitų lentelių ir visokių sudarimų ir jau žemėlapių reikia dirbti. Čia dar nebuvo mūsų pačių sudarytų žemėlapių, mano paties, tenka dirbti vienam iš esmės kol kas. Tai tikrai daug darbo ir jeigu jūs paremsite šitą iniciatyvą, šitą projektą, atkurti katalikišką istorijos koncepciją Lietuvoje, galbūt kažkada pasieks ir mokyklas, mūsų vaikus, kurių nebeluošins šitą liberalioji marazmą šitais dėstymais istorijos. Pagaliau gal mes kažkaip tai išsivalysim, pasieksim tą atgimimą, tai paremkim šitą pradžią. Nes kol mes nepaimsim švietimo, kol švietimą valdys liberalai, tol bus tiesiog blogai, nes jie manipuliuos tautos savišąją nuomonę, kaip jie vadina. Tai ką, važiuojam toliau. Ar LDK katalikiška kokybinio aspektu buvo? Ar tikrai liberalizmo centras LDK? Ar tikrai? Kuo iš tikrųjų mes turime didžiuotis? Matom, Vytautas su kryžium, turi paminklas mūsų tam Vilniui, kurį bando padaryti liberalizmo centru dabar, kas karūna su kryžium, tai simbolizuoja katalikišką santvarką. Mūsų husarų šarvai, garsieji sparnuotieji husarai, riterių kryžius, kaip ir pas Vytautą buvo dažnai vaizduojamas su riterių kryžium. Riterio kryžius ant dešinės pusės ir kairiai pusėje ant širdies yra Dievo motina. Lietuvoje buvo netgi Aušros vartų Dievo motina, husaro šarvų, šitas sparnuotų husarų, legendinių, geriausia kavalerija pasaulyje, mūsų pasididžiavimas. Ir tik tai neradau aš to nuotraukos niekaip, bet jie Aušros vartų dėdavo Dievo motiną. Tai kur čia jokio liberalizmo nėra čia? Čia nereikia svaigti, kaip sakoma, ir pasakų čia tų visų mums pasakų apie liberalią LDK. Nebuvo LDK liberalios santvarkos. Pažiūrim, ar buvo. Čia daugybė bus dokumentų, dabar tik tai mes vos pradedam čia viską. Dabar dokumentų dar nebus tiek tų šaltinių, bet prisimenu vis gerbiamą ir mylimą mūsų buvusį dekaną Alfredą Bumblauską profesorių, kad jisai kažkaip prisimindavo, kaip atėjo jo tokie užsieniečiai, ten mato Vilnių, žiūri, kad čia įvairių religijų, kaip mėgsta rodyti dabar, kad yra 10 konfesijų, taip toliau, ten žmonės. Mūsų protėviai to visai neatsididžiavo, kad yra 10 konfesijų. Iš tikrųjų, jie norėjo padaryti vieną konfesiją, matysim. Bet, žodžiu, ir tie baros bulgarai ten buvo su profesorium Bumblausku vaikštinėjo ir sako, tai čia kaip Jeruzalė, reiškia daug religijų. Ir dabar tas Jeruzalės liberaliojo koncepcija vis išnaudojamas, tas įvaizdis Jeruzalė, daug religijų, valio, čia kaip gerai maždaug. Visai nesidžiaugėte Lietuvoje, kad yra daug religijų, bandė į jas padaryti vieną religiją. Nuo pat Vytauto ir Jogailos, kad visi būtų katalikai, buvo toks tikslas, o kad buvo kad taip jau pasitaikė, tai ką, bandė atversti tuos kitus žmonės. Neįkyriai, negresyviai, taip sakant, kraujo neliejo, kaip kai kur vakaruose, tai taip, mes tą turėjom, bet bandė atversti. Tai bet ar tikrai ta liberali Jeruzalė buvo Vilnius, ar katalikiška Jeruzalė gal? Ar katalikiškos santvarkos triumfo žygio generalinis štabas gal buvo? Gal kaip tik visai neliberali. Tai Vilnius gali būti nebent Jeruzalė katalikiška prasme, kai Jeruzalėje valdė katalikišką savo santvarką Rytų Romos imperiją, kurią mokslininkai sugalvojo pavadinti Bizantija, nors taip nesivadino. Po žydų sukilimo Bar Kochba 132 metais buvo uždrausta patekti į miestą ar net baudžiama mirties bausme į Jeruzalę įeiti judaistams, žydams, ta prasme, judaistams buvo draudžiama įeiti. Išskyrus vieną dieną per metus, Tisha B'Av šventė buvo tokia. Galėjo tik tada judaistai įeiti į Jeruzalę. Tai čia nebuvo jokių liberalizmų, žiūrėkit. Visos šios priemonės taikė net žydam katalikam, net perlenkė pagoniškais laikais, padarė miestą be žydų Jeruzalę. Ir draudimas buvo išlaikytas iki pat 7 amžiaus, nors katalikams netrukus buvo leista jau įeiti į miestą, įžengti gyventi. 4 amžiuje Konstantinas, kuris legalizavo katalikybę, jau nepersekiojo. Jis pats buvo katalikas, Romos imperijoje leido katalikybę, įsakė mieste statyti bažnyčias.
katalikų šventose vietose, šventų kapo ir taip toliau. Ir rytų Romos imperijos laikotarpyje Jeruzalėje palaidoti palaikai, archeologai iškasa, yra išimtinai krikščioniški, katalikiški. O tai rodo, kad Bizantijos laikais Jeruzalės gyventojai buvo veikiausiai tik tai krikščionys, tik tai katalikai iš esmės. Sakysiu, kad dabar gali sakyti, kad čia stačiatikiai, kad nebuvo stačiatikių. Iki skilimo 1054 nebuvo jokių stačiatikių. Buvo tik tai katalikai ir bandymai visokių erezijų ten. Arijonai ten buvo bandę visokie ten, nestoriečiai ir taip toliau, bet iš esmės dauguma buvo katalikai. Tai va, tai tokia buvo Jeruzalė. Tai nebent tokia Jeruzalė galim palyginti. Ir pats mūsų viešpats Jėzus Kristus nori katalikiškos Jeruzalės. Sako, jis verkia tiesiog. Žiūri į Jeruzalės tos bokštus tenai ir verkia Jeruzalė, Jeruzalė. Tu žudai pranašus ir užmušė akmenimis tuos, kurie pas tave yra siųsti. Kiek kartų norėjo surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Ir aš sakau jums, jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kai tarsite, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Ir paskui žydai kloja palmių šakas, kai įžengė į Jeruzalę, kaip karalius, Kristus karalius, kaip kad maždaug būtų atkūręs ir katalikišką valstybę, tiksliau įkūręs, dar tada nes nebuvo, jisai įkūrė bažnyčią Kristus. Bet Izraelis jau buvo Dievo tauta, yra naujasis Izraelis katalikų bažnyčia, yra naujasis Izraelis ir tikrasis Izraelis, novus atverus Izrael, čia yra tradicinis bažnyčios mokymas. Judaizmas nėra joks Izraelis, tai yra šėtono sinagoga, kaip kalba šventas Paulius savo laiškuose. Šėtono sinagoga, taip ir kalba. Nes jie atmetė, užmušė Dievą, užmušė išganytoją, savo mesiją, kurio tik laukė 1000 metų. Laukė per kalėdas, kad gimtų išganytojas ir paskui jį užmušė. Taigi jos norėjo išgelbėti, jie atmetė. Ir kai kuriems, va čia kita citata, kalbant apie šventyklą, kad jį išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo, ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Viskas bus išgriauta ir pranašystė išsipildė. Tai rašoma Evangelijos rankraštyje, datuotame kelis dešimtmečius prieš Jeruzalės sugriovimą. Ir yra ištirtas rankraštis, čia yra atskira tema, yra tydė. Toksai Jėzus gyvenimas faktai, man atrodo, knyga yra, aš ją turiu tiesiog pas save, čia lentynai. Čia atskira, galim kada padaryti, galbūt ateityje daug dėja. Tai iš tikrųjų yra ištirta, kad tai buvo keli dešimtmečiai prieš sugriaunant datuojamas tas rankraštis. Reiškia, Kristus tikrai išpranašavo. Jis tikrai išpranašavo, kad sugriaus Jeruzalę vėliau. Taip kad nieko čia nepadarysi. Mokslo naujausi metodai pripažįsta, įrodo katalikybės teisumą ir katalikiškos istorijos koncepcijos teisumą. Tai va Vilnius gali būti katalikiška Jeruzalė vadinama, kai buvo Bizantijos laikais, tai Rytų Romos katalikiškos imperijos laikais. O dar yra vadinamas Šiaurės Roma, kokia nuostabus tas mūsų Vilnius, pažiūrėk, tokie vaizdai. Ir tai yra Šiaurės Roma ir iš tikrųjų plačiau naudojamas, nuo 16 amžiaus buvo tas pavadinimas, iki šių dienų, kai kas dar naudoja, mes dabar naudojam. Įkvėpė tą pavadinimą Vilniaus padangė, puošiama daugybės katalikų bažnyčių, vienuolynų bei senamiestį, tvyranti erdvės šventumo atmosfera. Ir šį vardą naudoja ir tebenaudoja ne tik užsieniečiai, bet ir vietos gyventojai. Pavyzdžiui, Dionizas Poška vadino Vilnių Šiaurės Roma, nes pasak jo Vilnius yra senasis religinis centras, kuris iš pagoniško miesto virto krikščionybės bastionų. Poška, raštai, Vilnius, matom, puslapį 67, viskas yra vartojama šitas pavadinimas tradiciškai. Tai yra Vilnius buvo daugiatautis, daugiakultūris, bet vienijimas katalikiškos valstybės santvarkos bei visuomeninės tvarkos, kaip ir Jeruzalė ir Roma tada, kai jas valdė katalikiškos santvarkos valstybės. Tai jau su Roma, tai ten mes turim 1500 metų tą tradiciją katalikiškos santvarkos valstybių. Romos imperija, katalikiška santvarka buvo įsteigta 392, kai įteisino katalikybę kaip valstybinę Romos imperijos religiją, Teodosijus didysis. Taip, kad nereikia šitų liberalių visokių fantazijų apie Jeruzalės, liberalės Jeruzalės Vilniuje, ten kažkokies ir panašiai. Gerbiamas profesoriau, jūs sutiksit turbūt, kad vis dėlto tokia buvo santvarka. Vytautas nenorėjo daug religijų, kad būtų ir vėliau. Tuo labiau 17 amžiui, 18 amžiui, tai buvo tiesiog
Monokonfesinė net bandė padaryti valstybę. Išvaryti buvo eretikai iš Lietuvos tenai. Žydai buvo, bet jie buvo priboti, ten totoriai jų teisės buvo pribotos teisiškai, mes matysim vėliau, tai buvo teisinės normos, teisinė autonomija. Bendra teisės sistema buvo katalikiška, bet buvo teisinė autonomija, ten savo teisti galėjo savo žydų teisės tam ribose, tokiam kaip aptverta teisinis toks darželis buvo. Bet šiaip jie buvo katalikiška valstybės tvarka. Buvo labai ribotos teisės tos vis tiek. Nežudė, nepersekiojo, bet buvo katalikiška valstybė. Mums reikia didžiuotis, kad suvienijome graikų ir lotynų arba Romos apeigų katalikus ir armėnų dar. Tai reikia to džiaugtis. O mus dabar moko didžiuotis konfesijų trikampiais ir mokyti europiečius liberalios tolerancijos. Profesoriau, aš suprantu tą, mus visus sugadino, gerimas profesoriau Bumblauskai, mus visus gadino ta liberalioji sistema ir švietimo kabutėse sistema nuo pat sovietų laikų. Tai irgi liberalizmas yra komunistinis. Čia kaip profesorius Plešnys sako, yra 3 liberalizmo rūšis. Konservatyvusis, klasikinis ir socialistinis. Filosofas Plešnys tai labai puikiai apibrėžia, nes visos jos renkasi, sako, kad laisvė turi būti, neprivalo būti, sako liberalizmas, laisvė neprivalo būti pasirinkimas už gėrį, gali būti pasirinkimas už blogį ir tai vis tiek bus laisvė, bet mes matėm, kiekvienas, kuris nusideda, yra nuodėmės vergas ir tai iš tikrųjų, būtent liberalizmas gadina mūsų smegenis ir mus bando visiškai kitaip, nerealistiškai istoriją pavaizduoti mums. Tai žiūrėkit, jūs čia profesorius sakėt, konfesijų trikampis yra čia, gerimas profesoriai Bumblauskai. Aš dabar parodysiu, tai čia jūs sakėt, kad yra Aušros vartai ir Šventos Teresės bažnyčia, tai yra katalikų bažnyčia, čia yra švenčiausios trejybės. Tai yra unitų, o čia yra jau stačiatikių. Čia net labai matosi dabar. Matosi čia tas šventosios dvasios vienuolynas, čia stačiatikių. 3 konfesijos, kaip gražu, ir mes turim čia ratais bėgioti ir europiečius mokyti tolerancijos liberalios. Bet tai palaukit. Čia juk yra ir čia katalikų Aušros vartai ir Šventos Teresės, ir čia katalikų švenčiausios trejybės. Tik tai graikų apeigų katalikai čia buvo. O čia buvo, toksai kaip ne trikampis konfesijų, čia buvo linija konfesijų, galima sakyti, vienos konfesijos linija, buvo miesto centrinė linija, kur vienoje pusėje buvo graikų apeigų katalikai, į dešinę, o čia į rytus, o į vakarus gyveno Romos apeigų katalikai. Čia buvo unikalus pasaulyje miestas. O čia buvo iškritę iš konteksto vieninteliai maištininkai, vieninteliai iš visų cerkvių liko. Stačiatikių cerkvė tiksliau neliko, o ją pastatė, kai visos cerkvės sugrįžo į katalikų bažnyčią, visos Vilniuje, vienintelė pastatė specialiai, kad nepriimtų bažnytinės unijos, kurią jau Vytautas projektavo, kad nepriimtų katalikiškos vienybės. Čia maištininkų bažnyčia buvo, kurie sakė, ne, mums nereikia vienybės, mums nereikia katolikė visuotinės bažnyčios, mes norim atskirai būti rusišką bažnyčią. Su visa meilė ir pagarba mūsų stačiatikiams ir Gintarui Sungailai, kuris mes draugiškai labai kunigas, bet apaštalai, rytiečiai irgi pasisakė už vieną bažnyčią, su vienu popiežium galva. Jonas Auksaburnis kalbėjo apie, visa knygutė yra tiesiog daugybė citatų, kuris kalba apie popiežių kaip bažnyčios galvą. Rytietis tėvas Jonas Auksaburnis. Janas Zlataus, kurį taip jūs pripažįstat. Tai Vytautas didysis davė Lietuvai visų laikų misiją atversti rytus. Jis siekė ne konfesijų trikampio ar 10 konfesijų, kaip čia liberalai didžiuojasi. Jis siekė, kad Lietuvoje būtų viena krikščioniška konfesija, katalikai. Kad katalikų tikruoju žmonijos tikėjimu būtų pagrįsta šalies santvarka. To realiai siekė Vytautas didysis. Ir tai buvo Lietuvos didybė tada. Pažiūrėkim, pamatysim. Vėliau. Šiandien mes dar neprieisim iki tų įstatymų visų. Vytauto programą atversti rytus į katalikybę 100 metų vykdo bernardinai, jėzuitai ir kiti ordinai, visa Lietuva. Ta programa atversti rytus į katalikybę. Didžiulė programa. Mes turėjom ryčiausią ir šiauriausią katalikišką universitetą Europoje.
ir pasaulį iš esmės, nes tik tai Filipinuose ryčiau buvo universitetas katalikiškas, o netgi ryčiausias buvo visam pasaulyje apskritai universitetas. Europai, kol nebuvo Filipinuose dar, Maniloje, kol neatsirado. Maskvoje nebuvo. Čia ne tik katalikiškas, bet apskritai ryčiausias buvo. Ir nuostabus, koks yra grožis tasai šitų. Architektūra, kaip sustingę debesys, kaip Tomas Venclovas sakė, ne? Atrodo, ar Česlavas Milošas čia sakė, atrodo Venclova. Kaip sustingę debesys Vilniaus architektūra yra. Čia irgi katalikiškos civilizacijos triumfas yra šitas Vilniaus barokas. Kaip vargonai, kokie dangiški vargonai. Ir kas čia buvo, dabar ką mes čia turim, čia yra programinis dokumentas, galima sakyti. Šitoj bažnyčio viduje mes matom statulas, kurios kalba, kad iš Vilniaus universiteto jėzuitai ir visa Lietuva bando atversti į katalikybę Kiniją ir islamo pasaulį, ne tik kad Rusiją. Tai buvo didžiulis užmojis. O čia va žiūrėkit, matosi, va yra. Čia va yra islamo pasaulio simbolis, va, su turbanu toksai figūra, ir čia yra Kinijos figūra, čia net parodoj rašė taip pat universiteto, kai buvo paroda tokių nuotraukų, čia tiesiog buvo parašyta. Taip aš ir užsikabinau šito motyvo. Bet paskui pamačiau, kad čia dar su turbanu sėdė figūra. Čia islamo pasaulį simbolizuoja. Turbūt įdomu būtų ištirti, ką kitoj pusėje tos figūros simbolizuoja, nes yra kita kolona. Tai va, iš čia siekia atversti Kiniją. Ne tik kad Rusija ir Ukraina ir Baltarusija. Vytautas stato daug bažnyčių, katalikų bažnyčių. Ne tik stato daugybę bažnyčių, čia profesorius Bumblausko, to paties žemėlapis, labai neblogai schematiškai kartoschema. Tiesiog yra Jogailos funduotos bažnyčios, pirmos, ne, raudonos, o čia Vytauto daugybė tokios, ištisai dar daugiau negu šito Jogailos. Ir žiūrėkim, čia ir Baltarusija, ir Ukraina dabartinė netgi. Čia dar ne Ukraina, čia Pinskas, Brasta, Brestas, bet man atrodo jis ir Voluinėje šitą fundavo. Tai jau Ukraina dabartiniai, Luckas, ten kažkas tokio, Vytauto buvo. Ir dabar pažiūrėkim, pats profesorius Bumblauskas, vat jūs profesoriau gerbiamas, kaip tik ir sakėt, čia vat jumis pasiremsiu, kad LDK branduolyje, katalikiškam branduolyje, kad stačiatikių bažnyčių statyti negalima. Tai matom, kad mūsų protėviai nesididžiavo jokiais konfesijų trikampiais. Vadinama, dabar cituoju profesorių Bumblauską, vadinama tikroje Lietuvoje, tai yra Vilniaus ir Trakų vaivadijose, visą 15 amžių galėjo draudimas statyti stačiatikių cerkves. Tai mes iš tikrųjų nelabai įsivaizduojam, kas yra Vilniaus Trakų vaivadijos. Žiūrėkit, čia dabartinė Lietuva tokia mažytė, va, čia va. Čia LDK didžiulė, Vytauto laikų ir vėlesnė, 15 amžių. Visą 15 amžių buvo ta tokia LDK didžiulė, beveik visą. Visą faktiškai, tas dydis, tai gabaliukus atgraužė Maskva ten pačiam gale. Žiūrėkit, tokia mažytė ta Lietuva, Vilnius ir Trakai yra per 30 km, vienas nuo kitom tolė. Ir čia va Trakų vaivadija, o čia va Vilniaus. Ir ta Trakų vaivadija eina iki pat Ukrainos, didžiulė Vaivuds Votrockė, čia Lenkų žemėlapis, Vaivuds Vovilenskė, Vilniaus vaivadija iš viso eina ten iki pat rytų Baltarusijos, ir čia jau Smolensko žemė, čia Rusija dabar. Va. Ir tik tai Baltarusija, Polocko, Vitebsko žemės buvo dar ten, kur galima statyti cerkves. O visos tos žalios, Žemaičių seniūnija, Trakų vaivadija didžiulė ir Vilniaus vaivadija, beveik visa Baltarusija ir visa Lietuva dabartinė. Beveik visa Baltarusija. Draudžiama statyti stačiatikių cerkves, bažnyčias. Ir likusioje Rusijos žemėse, likusiose, kuriuose ruda spalva, Vytautas didysis tas pats pradeda vykdyti bažnytinę uniją, siekdamas, kad ten visi ilgainiui taptų graikų apeigų katalikais. Ir jau prie jo tapo. Visa Rusija trumpam prie Vytauto tapo graikų apeigų katalikais. Pamatysim, kaip tai buvo įvyko. Vėliau pamatysim. Turbūt kitą paskaitą. Tai čia nesiekia jokių 10 konfesijų. Žiūrėkit, nesiekia jokių trikampių konfesijų. Čia tiesiog, kad visi būtų katalikai, bandė Vytautas daryti. Ir tas draudimas galėjo visą 15 amžių statyti cerkves tam branduoly, Lietuvoje ir daugumai Baltarusijos.
būsimos. Bet net Žygimanto senojo laikais galiojo tas draudimas, tai yra 16 amžiaus pirmoji pusė, pirmam trečdalį bent jau, beveik pirmą pusę, kada pradėjo 1548, man atrodo, iš atminties Žygimantas Augustas valdyti. Ir tada jau prasidėjo griovimas katalikiškos santvarkos, tik tai prie Žygimanto Augusto. O Žygimantas Senasis draudžia statyti cerkves toj branduoly didžiuliam tam LDK. Beveik visa Baltarusija taip pat užima tas branduolys. Ne? Ir taip neįmanoma būtų pagrysti, kodėl Konstantinas Ostrogiškis, jisai prašo prieš Oršos mūšį, kad leistų jam statyti cerkves kažkaip tai tenai, nes šiaip neleido statyti tam branduoly. Ir dar pamatysim, kad čia dar buvo sudėtingiau su Ostrogiškiu, galbūt pamatysim vėliau pas kitom. Ir, pavyzdžiui, 1527 Anykščiuose Jurgio Astiko dvare be valdovo leidimo pastatė cerkvę stačiatikių ir liepė nugriauti, nes negavo leidimo. Taigi čia Genutė Kirkienė, didžiausia žinovė Bažnytinės unijos, docentė daktarė Genutė Kirkienė, iš tikrųjų taip prašo, kad draudimas toliau galiojo. Jinai įstikinusi, kad draudimas statyti naujas cerkves galiojo ne tik iki 1503, bet tam tikri ribojimai išliko ir vėliau. Ir tos draudimus apeiti buvo galima tik gavus valdovo leidimą. Todėl vargu ar teisinga būtų kalbėti apie visišką draudimo statyti cerkves atšaukimą. Taip jinai, Genutė Kirkienė, pagrindžia savo argumentaciją. Ir kas ta katalikiška valstybė iš viso? Svarbiausi požymiai. Čia svarbus dalykas, kad privalomai katalikas valdovas arba vadovas, jeigu tai ne monarchija. Paprastai karūnavimo ar inauguracijos rituale jis oficialiai iškilmingai prisiekia ginti tikrąjį tikėjimą. Katalikiški valstybės simboliai, vadovaujančius postus gali užimti tik tai katalikai. Įvairių apeigų gali būti, graikų apeigų, armėnų, kitų apeigų katalikai iš esmės. Bet katalikai, ne stačiatikiai, gali užimti vadovaujančius postus katalikiško valstybė. Įteisintos tik tai katalikiškos politinės organizacijos bei sąjungos, veikia nepartinė valdymo sistema. Tai dabar čia būtų Vytautas uždraustų čia turbūt ir socialdemokratus, ir visokius konservatorius, kurie konservuoja visišką liberalizmą, ten yra už iškirpimų įteisinimą ir panašiai. Tai net ne konservatoriai, ta senesnė prasme, tai yra tiesiog liberalizmas su stabdžiais. Konservatizmas ir yra. Liberalioji revoliucija tik tai iš lėto, tai yra konservatizmas. Tradicionalizmas tai yra normalus saugojimas tikrų vertybių, o ne konservatizmas iš esmės. Tai va, ir būtent, pavyzdžiui, kai bandė atstatyti katalikišką monarchiją, Ispanijos, šitas buvo pilietinis karas ir katalikai nugalėjo komunistus ir kitus liberalus, anarchistus ir kitus tam barbariškam jų puolime tų liberalų ir nugalėjo katalikai ir buvo uždraustos visos nekatalikiškos politinės jėgos, kaip ir LDK. Negalima. Jeigu nesuvaldo savo galvos, tai kaip jie gali kurti sąjungos kažkokias ir paskui platinti savo idėjas. Tai apgaus daug žmonių. Tai į dangų neis tie žmonės. Tai kentės amžinai. Tai kaip gali būti legalizuotos nekatalikiškos sąjungos. Čia beprotybė yra visiška. Tai o kas buvo, pavyzdžiui, tai generolo Franko katalikiškoje valstybėje, ne fašistiniai. Tai įrodo politologai Skivinskiai ir Vėliomskiai, tai yra visiškai įrodyta. Lenkų ir kiti politologai, tai yra katalikiška valstybė buvo. Ten buvo familijas politikas, vadinamos, politinės šeimos, katalikiškos organizacijos. Jos buvo truputį skirtingos aspektais, pabrėžė katalikybėje kažkokios, bet visos buvo tradicinės, katalikiškos, nemodernistinės. Išskyrus Opus Dei, kuris buvo modernistinė ir kuris sugriovė valstybę, paskui vėliau katalikišką Ispanijos valstybę. Tai net 20 amžiuje tas buvo daroma. Ir LDK, žinoma, tas buvo. Tik tai katalikiškos jėgos. Ir jau stačiatikių konfederacijos buvo ten vėliau įsisteigdavo, tai ten jas rėmė Rusija iš esmės. Ir protestantų ten, žodžiu, tai buvo išimtis, kurią rėmė Rusija ir tiesiog dėl jos to spaudimo, grubaus kišimosi galėjo kurtis kažkokios nekatalikiškos organizacijos.
Visuomeninėme lygmenyje 5. Požymis dominuojantį ir valstybinę statusą turinti katalikų religija. Taip ir buvo LDK. Čia atsiprašau numeracija truputį, čia jau 6 turi būti, čia susimaišė tiesiog automatiškai. Tai čia bus jau 6, 7, 8 tie požymiai. Katalikiški savo turinių įstatymai turi būti paremti katalikiškais principais, katalikiški universitetų, cechų ir kitų korporacijų nuostatai. Ir tenai katalikai turi vadovauti tiem organizacijom, minėtom cechai, universitetai ir taip toliau. Katalikiškas turinys švietimo mes kalbėjom. Katalikų privilegijuota padėtis ne katalikų atžvilgių, apskritai visoje valstybėje, visuomeniai. Katalikiška savo turinių švietimo sistema. Kaip minėjom, katalikiška valstybės, jos armijos simbolika, katalikiška armijos idėjinė motivacija, kad kariai kaunasi už Kristų karalių, už katalikišką civilizaciją. Tai buvo gynėjai mūsų katalikiškos civilizacijos, tų žemių, kuriuose yra geriausios sąlygos žmonėms pasiekti amžiną laimę. Reikia apginti nuo islamo, pavyzdžiui, nes islamo žemėse dauguma žmonių neina į dangų. Tai vien dėl to reikia gintis nuo jų, kad jie čia mūsų į pragarę nenuvarytų. Žmonės mąstė labai realistiškai iš tikrųjų. Ir mes netgi pacituosim šaltinį vieną vėliau, kad taip ir mąstė žmonės. LDK. Visi Lietuvos valdovai buvo katalikai. Einam pirmą bruožą iš karto. Čia tikra karūna, Saksų dinastijos čia buvo ir tos sugrįžo tos regalijos trumpam iš Saksonijos, iš Drezdeno. Ir čia trumpai tiesiog visi katalikai buvo nuo Vytauto iki Poniatovskio, paskutinio valdovo katalikiško, nuo Jogailos, aišku, pirmiausia, katalikiškas valdovas nuo Mindaugo. Bet Steponas Batoras kai kas abejoja. Jis iš tikrųjų buvo neatsivertėlis, kaip kai kas sako, įsitikinęs katalikas, taip sako kunigas Vojak, čia taip įrodinėja, toks darbas yra. Tik tai Šventoslav Oželskij, toksai yra Lenkų autorius, kad jis sako, kad buvo atsivertėlis, bet iš tikrųjų kiti šaltiniai prieštarauja tam. Vengrijoje buvo 4 šakos Batorų ir viena Desomlio, būtent Stepono šeimos šaka, ta, kuris visai buvo ištikima Romai, katalikybė, ir jam nebuvo būdingas Žygimanto Augusto skepticizmas. Čia sako, jis, kad protestantizmo ten žavėjosi ir bandė vos ne legalizuoti protestantizmą, tenai truputį sulyginti teises iš dalies. Ne, jis priklausė po Tridento susirinkimo valdovų kartai, kuri turėjo aišku konfesinį veidą, katalikišką veidą. Ir jo broliai, visi Batorai kiti, buvo vadinami Marijos riteriais netgi, Stepono broliai. Ir netgi sūnus Andriejus tapo kardinolu. Nes čia, atsiprašau, čia blogai išvertė, iš tikrųjų, Sinovės buvo lenkiškai, automatinis vertimas, atsiprašau. Tai buvo brolio sūnus Andriejus tapo kardinolu. Nors čia Andriejus dar buvo brolis, žodžiu, iš giminių tapo kardinolu kažkas. Batoro. Poniatovskis Stanislavas buvo masonas, bet formaliai katalikas. Vis tiek formaliai katalikas. Čia, aišku, jau buvo to baisio organizacijoje, nors nebaisiausiose ložėse, kurios jau satanistinės aiškiai, lyg tai ne, bet buvo masonų ložėse. Paskutinis mūsų valdovas, bet formaliai buvo katalikas. Kam įdomu, paskaitykite, čia ne mūsų tema. Iš tikrųjų, apie to masonų jo veiklą masonišką ir čia šaltiniai yra, kurie apie tai mini, kad Poniatovskis buvo masonas taip pat. Jisai bando neklausyti bažnyčios, Poniatovskis įžengė į sostą ir užsimojo įsteigti nuo šventojo sosto nepriklausomą katalikų sinodą. Tokį kaip stačiatikių panašiai, ar anglikonų, kad neklauso Dievo vietininkų žemėje, neklauso Kristaus vietininkų popiežiaus. Tai čia jau nekatalikiškas būtų būdas tasai iš viso sinodas. Bet bajorija katalikišką pramėno greitai šitą Poniatovskį karalių ir karalių Stanislovą, ir jisai prisiekė jau pakto konventą, tą priesaiką bajorijai, politiniai tautai, ir jisai įsipareigojo be kito ko ir katalikę vesti, žodžiu, kažkaip tenai apsiramino, nebenorėjo daugiau pusiau atsiskirti nuo katalikų bažnyčios. Ir prieinam prie 13 amžiaus. Ir galvoju, ar mums pradėti. Gal pradėkim truputėlį, kad būtų
bent truputį dokumentų kažkokių, nors šie dokumentų iš tikrųjų tai dar nebus, bus jau daugiau 14 amžiui. Iš tikrųjų dauguma būtų tiesiog triuškina liberalią visą koncepciją, tas vadinamas katalikiškų teisės aktų paradas, tiesiog sugalvojo pavadinimą, tai buvo 17 amžiui ir 18 amžiui buvo tiesiog daugybė teisės aktų, kurie įtvirtino Vytauto programą tą visą pradėtą, nes ten daugiausiai rašytinių šaltinių, tiesiog išlikę yra, daugiausiai rašė daugiau negu, pavyzdžiui, 13, 14, 15 amžiui. Dar buvo mažai tų dokumentų palyginus. Matom Adomo Varno tą paveikslą gražų, Mindaugo karūnavimas. Ir mes neturim tų dokumentų čia kažkokių daug, bet mes turim, pavyzdžiui, Ordo Koronandija. Tai yra apeigos, kurios ir Mindaugas turėjo, kai karūnavimo apeigos karaliaus. Ir tai yra sakrali reikšmė kalavijui, katalikiškos valstybės santvarkos simboliui, santvarkos, nesantvarkos, čia atsiprašau, truputį čia irgi automatai veikia dabar, kai greit darai turinį, tai kartais suklysta. Kunigas sako karaliui, kalavijas tau karališkai suteikiamas, končesum, koncesija tokia, mūsų palaiminimo kryžių ženklų, mūsų palaiminimo tarnystės skirimas šventosios Dievo bažnyčios gynybai. Ir nurodyta, kad prieš įteikiant kalavijas turi gulėti ant altoriaus. Reiškia, valstybė eina iš altoriaus, valstybės tvarka eina iš Kristaus karaliaus. Ir per karūnavimą vyskupas metropolitas, kaip Kristaus pavaduotojas, vikaras, suteikia karalių kalaviją, leidžia naudotis koncesijos teise. Ir kad gintų bažnyčią nuo eretikų ir pagonių. Tas kalavijas tam reikalingas, kad gintų katalikišką tvarką, kad nesugriautų jos išorės priešai. Ir įteikiamas kalavijas yra vieta liturgijoje tarp skaitinio arba epistolos ir evangelijos, sugiedos gradualą, bet prieš aleliują, konkreti vieta. Ir tik vėliau karūnuodavo karalių. Ir jį apjuosdavo kalaviju ir dar nekarūnuotas karalius pakyla, ištraukia kalaviją iš makštų ir jo vyriškai švitruoja, kryžmai kerta link 4 pasaulio šalių, rodinamas pasirengimą kovoti skleidžiant tikėjimą. Tai matom, kad iš tikrųjų Mindaugas, kadangi tai buvo ne modernizmo laikai, tai buvo tradicinių apeigų laikai, tos apeigos nesikeisdavo 100 metų arba labai labai mažai keisdavosi, tai Mindaugas turėjo būti karūnuotas vis dėlto pagal šitą ritualą maždaug. Nors ritualas šiaip išliko 1908 metais. Ir paskutinis turbūt buvo karūnuotas Šventosios Romos imperatorius Karolis II, man atrodo, jisai pagal numeraciją išeina, Austrų numeracija, Jutas Habsburgas, Austro-Vengrija, paskui masonai sugriovė po to. Čia buvo labai, jis galbūt netgi taps šventuoju, kažkada buvo puikus monarchas iš tikrųjų. Tai va, o Mindaugas rašė, jau jisai, ką mes turim, rašto pradžios fragmentą, su valdovo titulu Mindaugas Dievo malonė pirmasis Lietuvos karalius. Valstybė iš Dievo malonės, tai valstybė privalo vykdyti Dievo tvarką, Dievo valią. Tai pamatinis požymis, kad visa valdžia yra iš Dievo, ne iš tautos. Tauta negali bet kaip mąstyti. Tauta gali kažką daryti, bet ne tik pagal Dievo valią, pagal Dievo įstatymus, jo įsakymus, gali kurti savo įstatymus, kad atitiktų. Valdžia privalo duoti tokius tik tai pagal Dievo valią įstatymus. Pavyzdžiui, neturi teisės sulyginti iškreipimų grįsto ryšios ir tikros vyro bei moters santuokos, negali sulyginti tikrosios katalikų religijos, tikrosios ir klaidingų religijų teisių, pavyzdžiui, įteisinti negimusių kūdikių žudymus, abortų ar bėgių iš senelių, eutanaziją. Taigi mes gyvenam blogesniais laikais negu pagonių laikais, negu antikos laikais. Naujoji pagonybė. Ir mes čia matom plakatą, mūsų čia sukalė per naktį, tiesiog per šeimų maršą. Blogiausia liberalizmo rūšis ir didžiausias laisvės iškreipimas yra tada, kai Dievo valdžia iš pagrindų paneigiama ir visiškai atsisakoma jai paklusti tiek viešajame, tiek privačiame bei šeimininėme gyvenime. Enciklika Libertas. Popiežius Leonas XIII. Tai yra visai ne taip seniai, 1888. Tiesiog šeimos tėvelės sukalė per naktį toksai jaunas, žodžiu, tikrai žmonės šauniai dirba ir valstybė neturi teisės būti liberali, mes matom iš šito mokymo. Ir čia tas pats, mes kalbėjome apie šitą, ano laidoje apie šitą plakatą, kad valstybė neturi teisės įteisinti iškreipimų, neturi teisės
įteisinti šių sąjungų, iškilpimais pagrįstų sąjungų. Tai yra bažnyčios mokymas. Atkurti katalikišką valstybę pirmą kartą pasirodė viešai tas ir tada mes jau kalbėjome mano laidą. Su Kristum karalium, tasai, žodžiu, šūkis. Ir mes matome, kad šita ir paskutinė Europoje katalikiška valstybė sunaikinta 1975. Visai neseniai sunaikinta paskutinė katalikiška valstybė Ispanija, valdoma generolo Franco, tai yra katalikiška, o ne fašistinė, kaip Skibinski, Velionski, kiti politologai įrodė storom knygom, tikrai rimtai įrodė. Politologinė analizė, tai matosi, kad ten tiesiog jisai tituluodavosi irgi Dievo malonė Ispanijos vadas, Caudillo de España. Maždaug, vertimas maždaug Ispanijos vadas, bet tas Caudillo buvo toksai tradicinis postas, kuris valdo, kai tarp karalių nėra aiškaus karaliaus ir kai yra kažkokia sumaištis valstybei, laikinai valdo tam, kad išlaikytų tvarką, katalikišką santvarką, išlaikytų, apgintų ją ir perduotų vėliau karaliui. Ir Franco generolas 40 metų ruošė Ispaniją katalikiškam karaliui, kūrė įstatymų bazę, visą katalikiški įstatymai buvo, panašus enciklikas popiežių, labai geri įstatymai buvo, daug iš jų, ir netgi išauklėjo, katalikiškai, tradiciškai išauklėjo būsimą karalių Juan Carlosą, bet kuris dėja slapčia kažkur gavo liberalų įtaką ir vos gavęs valdžią priėmė liberalią santvarką ir sugriovė visą 40 metų darbą, 2 kartų darbą, kurie krauju iškovojo katalikai Ispanijos kryžių žygyje, taip vadinamas pilietinis karas 1936-39. Ir Elías de Tejada maždaug aiškina, tas katalikų politologas, karalistų, ispanų kaudijache, šitos vadystė, maždaug išverst galima šitą tvarką, tad postą kaip laikiną karo ar anarchijos meto valdžią, skirtą tradiciniai monarchijai atkurti. Tai nepavyko atkurti ispanams, bet beveik jau jie vis tiek 2 kartos gyveno katalikiškos santvarkoje ir galėjo būti išganyta milijonai sielų Ispanijoje ir Portugalijoje šalia buvo. Profesoriaus Salazaro katalikiška valstybė. Pagaliau priėjom prie 14 amžiaus. Gal čia kiek mes jau valandą, turbūt 1,5 valandos čia mes dirbam, tai tikiuosi, kad galit su pauzėm žiūrėti šitą laidą, iš tikrųjų kažkaip pažiūrėti gabaliukais, gal mes truputėlį užkabinkim tų dokumentų, nors truputėlį dokumentų pradžiai, kad mes turėtume faktūros jau katalikiškos santvarkos, tokių požymių realiai pasireiškiančių įstatymų. Vladislav Česelski, Lietuvos krikštas, paveikslas labai gražus ir dokumentų nežinau, ar prieisim, čia dar yra iš tikrųjų. Pirmiausia, Vladislavo Jogailos majestuotinis antspaudas. Mes turim katalikišką simboliką iš karto. Turime valstybės herbas iš karto yra katalikiškas. Jau vytis trypia šėtono, būtent šėtoną trypia, drakoną. Šėtono blogio, islamo, religinių ir politinių klaidų, erezijų simbolį. Čia jau Lietuvos krikšto metais, 1387, iškart pirmas mūsų herbas, matom, Jogailos antspaude yra vytis, šitas vytis, jisai trypia drakoną. Čia mes galime matyti trypia drakoną tiesiog. Ir iš tikrųjų atsirado šitas simbolis iš vytis, atsirado iš ten, iš Švento Jurgio ordino, kuris buvo sukurtas Vengrijoje kovai su islamu. Violeta Rutkauskienė, istorikė, čia rašo apie tai, tiesiog straipsnių ciklas yra, čia nurodytas, galite paskaityti, labai įdomus, kaip vyčio ir pats tas drakono trypimas ir ypač vyčio kryžius atsirado iš Švento Jurgio ordino, kuris čia, jo skydą matom čia pavaizduota, su tokiu šūkiu, tiesoje esu ištikimas šiai broliškai bendrijai. Ir Švento Jurgio ordinas, vėliau pervadintas į drakono ordiną, ten buvo daug žymių Europos riterių ir valdovų, iš kurių aukščiausiai buvo Vytautas ir Jogaila, aukščiausio rango jie buvo, ir jisai Jogaila buvo nariai su Vytautu šito drakono ordino, skirto kovai su islamu, su pagonybė visokia. Ir parvežė tą kryžių, galima sakyti, Jogaila iš to ordino į vyčio skydą. Ir tai yra tikrasis skirtos kryžius, iš rytų ikonų vaizduojamas tas tikras kryžius išganytojo, toks dvigubas pusiau. Ir matom, jis buvo toks trumpesnis, tas skersinis pradžioje
mažesnės, čia truputį ne visą laiką, čia nelabai matosi iš tikrųjų, bet būdavo ir toks trumpesnės vyčio, pirmose vyčiuose. Ir ant Jeruzalės bažnyčių, kai užėmė kryžininkai, išvadavo Jeruzalę nuo musulmonų okupacijos, tai išvadavo katalikų žemės, šventą žemę. Ir užkėlė ant tų bažnyčių, iš tikrųjų, šitą kryžių dvigubą užimtų išvaduotų Jeruzalės bažnyčių. Ir drakonas pateko, kaip matėm, iš drakono ordino. Čia taip ir mes pavaizdavom savo projekto katalikišką civilizaciją logotipę. Ir čia jisai vaizduojamas drakonas taip, kaip buvo vaizduojamas drakono ordine. Tai jau buvo juodos spalva, čia mes truputį pritaikėm prie savo stiliaus, bet iš tikrųjų jis taip buvo autentiškai ir vaizduojamas. Vienas iš vaizdavimo būdų, toksai drakonas, toks truputį viduramžiškas, toksai truputėlį per daug mielas čia, bet iš tikrųjų tai yra blogio simbolis, iš tikrųjų tai šėtono simbolis yra drakonas. Kaip ir šventas Jurgis trypė drakoną, persmeigė. Ir čia mes matom, gal paskaityti apie tai, kaip čia buvo. Kaip kovojo su pagonimis, Kristaus priešų velnio sekėjais, tas ordinas ir, žodžiu, taip pat karijotaičiai jau valdė šitą Podolę, kol dar Lietuva buvo nekrikštyta, etninė Lietuva prieš krikštą, bet jau Podolė valdė, o karijotaičiai buvo katalikai. Ir ten vienuolynus statė, toj Podolėje, čia į pietų Ukrainą, netoli jūros, ne per toliausiai ten. Ir drakonų simbolika kilo iš Švento Jurgio, kurį ir kalbino ant monetų karijotaičiai. Iš tos kovos su drakonų tradicijos. Čia būtent katalikiškų riterių toksai ženklas. Tai mūsų Vyčio kryžius yra. Ir katalikiška vėliava su Vyčio kryžium. Mūsų turėtų būti valstybinė vėliava, nes tarpukarį buvo tautinė vėliava trispalvė, o dabar kažkaip liberalai padarė su visa pagarba, bet masonas Daugirdas sukūrė tą vėliavą, ten laisvė, lygybė, brolybė, tas 3 juostos. Aišku, vis tiek jau jinai pašventinta ir partizanų krauju, ta trispalvė, katalikų partizanų, kurie melsdavosi kas vakarą, kovojo prieš komunistus, aišku, vis tiek jinai tapo ir katalikiška. Dar būna su švenčiausia Jėzaus širdim, turi mūsų draugai, jaunieji katalikai, tai tokia su švenčiausia Jėzaus širdim labai gražiai atrodo. Kaip ir Prancūzijai, masoniška ta trispalvė, kaip ir ištaiso katalikai su švenčiausia širdim, tiesiog kontrrevoliucijos simboliu, išsiuvę ant jos ir nudažę. Tai bet ta vėliava su vyčiu, tai čia jokie pagonys negali jos savintis. Čia yra katalikiška vėliava, katalikiškos santvarkos Lietuvos vėliava ir simbolis tos santvarkos. Ir Lietuva ir Lenkija buvo krikščionijos tvirtovė rytuose, antimoralė christianitatis. Tai matom Šventą Jozapatą, kuris buvo nužudytas stačiatikių, kuris bandė atkurti visą katalikišką Rusiją. Ir LDK, geltonų žemės yra būtent katalikų civilizacijos žemės, ir raudonas yra stačiatikių, ir LDK galima iš tikrųjų nudažyti geltoną spalvą, nes jinai įvykdė bažnytinę uniją. Nuo jūros iki jūros šitose žemėse gyveno katalikai, buvo katalikiška Rusija. Tai bus labai įdomi tema paskui, čia mes net mažai kam įtikėtina galbūt, bet net jeigu mokslininkų rimčiausias tyrimais remtis, pamatysim, kad buvo Rusija faktiškai katalikiška šita. Ir čia yra subtili tema, čia reikia toliau kalbėti. Čia husaro šarvai, kur mes matėm su kryžiumi ir Dievo motina, ir antimoralė christianitatis. Mes gynybinė tvirtovė nuo jūros iki jūros pertverėm Europą ir mes giname Europą nuo rytų barbarų, stačiatikių ir islamo, ypač puolimų. Iš Maskovija iki šiol puola Europą, matom. Stačiatikiška vis dėlto, pusiau tokia. Ir Vengrija buvo, taip pat pertverė irgi iš pietvakarių iki Adrijos jūros, buvo irgi ta antimoralė Vengrija su Kroatija, arba Kroatija, kaip dabar mada sakyti kažkaip vokiškai. Ir Salaspilio mūšis buvo pergalė prieš protestantizmo revoliuciją, iš tikrųjų, šitie husarai piešti Juliušo Kosakovo, čia Chodkevičius ant žirgo Jonas Karolis tikriausiai vaizduojamas, ar čia kažkur tai, ir švedai bėga, tai sumušta erezija faktiškai, sumušta revoliucija protestantų. Ir jeigu jie būtų įsiveržę, jie bėga į laivus, čia matosi jau laivai jau prie Daugavos, čia bėga į Švediją. Geriausiai Europos pėstininkai, sumušti mūsų geriausiai Europos raitelių, kaip sakė Timothy Schneider, istorikas, geriausiai raiteliai pas mus. Ir iš jų geriausiai buvo husarai atsparnuotieji. Ir jeigu būtų švedai nugalėję, tai
būtų Europa gal buvus protestantiška, nes paskui švedai vieni iš sukėlėjų buvo ir stipriausių jėgų 30 metų kare, kuris sukėlė protestantų revoliuciją visoje Europoje, buvo žudoma katalikai buvo žudomi ir naikinama civilizacija protestantų šito maišto metu. Ir buvo tikrai barbarybės siautėjimas tada, tas 30 metų karas. Bet Lietuva sustabdė anksčiau galėjusi įsižiebti 30 metų karą. Pas mus galėjo įsižiebti. Lietuvoje ir nebuvo to karo baisybių, kaip buvo Čekijoje, Vokietijoje ir taip toliau, ten Europoje, kitur. Ir šitas su tigro kailiu, karžygys su tigro kailiu, ar ne, galbūt tai ir vaizduojamas rotmistras Lackis, kuris smogė paskutinį smūgį, Teodoras Lackis, kuris parašė labai įdomius atsiminimus, labai svarbius atsiminimus, kur ir parodo, kad mūsų protėviai laikė protestantus, protestantizmą Dievo priešais. Jo atsiminimai buvo 10-metis Livonijos karas, lietuvio bajoro parašytas, taip ir pasirašė, Ekuitas Lituanus, lietuvis bajoras Laus Kristo Deo Cujus Vičimus Hostem pabaigė knygą. Teodoras Lackis pabaigė savo knygą, tie žodžiai parašyti gražus. Šlovė Kristui Dievui, kurio priešus nugalėjome. Tai žodžiai reiškia, paskutinis smūgis smogė lemiamą. Šitas rotmistras su sparnuotais husarais, 200 husarų. Tai ar LDK liberalizmo centras Europoje? Husarai savo krauju pasirašė? Ne. Husaro kovos šūkis Jėzus Marija. Tai buvo kovos šūkis Jėzus Marija. Tai buvo visiškai kažkas nepagoniško, nors dabar bando ir pagoniškai, kai kurie ten juos girti. Tai atkūrėm Vytauto karius ir ar atkursim mes husarus, tai buvo irgi katalikiški Vytauto kariai, jau katalikiška armija ir jo simbolika su katalikišku vyčio kryžium. Čia, atsiprašau, čia Gedimino stulpai, aišku, čia kuris buvo dar iš pagoniškos epochos atėję, taip, bet tai buvo valdovų simbolis, valdovų vėliavos buvo šitas va. Čia irgi tas, visa kas gerai yra mūsų civilizacija integruoja visus gerus simbolius, katalikiška civilizacija integruoja net pagoniškus, kaip Šventas Augustinas sakė, visa kas gera buvo pagonybėj, mes perėmėm. Kažkokias ten kalėdų tradicijas galim perimti, kažkokias ten dar iki krikščioniškas ir tenai visą tai gražiai integruojama į visą mūsų gražią civilizaciją. Atkūrėm Vytauto karius labai gražiai ir skydus lietuviškus, pirmą Lietuvos įnašą į civilizaciją vakaruose, kaip profesorius Bumblauskas rašo, perėmė iš mūsų tą skydą čekai, vokiečiai. O gal atkūrėm husarus mažiau negu lenkai, va lenkai čia atkūrė labai įspūdingai, su leopardo kailius, visokiais su kočia, su vėliavom ietim, netgi bažnyčiai, va, tai yra husarai, Kristaus karaliaus civilizacijos kariai. Matom, kad net atkūrė su kunigais, su visko čia labai gražiai tą bažnyčiai, šitą visą vaizdą husarų, kad va, būtent bažnyčiai labai užima savo tą tikrąją vietą, kad jie gina katalikišką civilizaciją, šitą geriausią Europos raiteliai. Ir čia matome Dievo motiną, būtent Lenkijos karalienė, Čenstokovos Dievo motina, yra ten jų karalienė, Lenkijos jau oficialiai paskelbta. Ir parijuoja, ačiū Dievui, ir Lietuvą, sparnuotai husarai iš tikrųjų. Ir čia kaip tik rašo, kad nešiodavo Švenčiausios mergelės Marijos atvaizdą ant širdies ir Aušros vartų Dievo motinos atvaizdą. Čia nelabai matosi iš tikrųjų, gal ir čia jinai netgi yra. O dešinėje riterių kryžių. Ir kaip nekeista, pagonių baltų bažnyčios vartai išspausdino šitą straipsnį, tai linkim taip ir toliau. Tik tai katalikiškus straipsnius spausdinti ir visus pagoniškus straipsnius panaikinti ir bendraukim su mumis, mes tikrai jums įrodysim, kad katalikybė yra tai, ko laukia pagonis tūkstančius metų. Daugybę tūkstančių metų sulaukia išganytojo Kristaus ir pagaliau viltis išsipildė visų pagonių antikos. Tik tai reikia tai pamatyti, o ne atkūrinėti pagonybę dabar. Tai va, ir biržuose va, ir konstruojami tie husaro šarvai gražus, ten labai sunku, kas su jais kautis bandė žurnalistas mosuot kardu, tai čia sunku iš tikrųjų. Radvilų pily ir tai yra tikri katalikiškos civilizacijos kariai. Nors čia biržuose buvo protestantai, nemažai šitie kunigaikščiai Radvilos, bet paskui ir ten jau įsigalėjo katalikai nuo 17 amžiaus galo. Ir čia matom, ateina tokia procesija
jau su etmono galbūt rūbais, visokiausiai tokiais karininkų rūbais, bajorų rūbais. Tai argi tikra lietuvių savastis ir buvo tie husarai, Kristaus kariai, o ne tos pagoniškos apeigos. Baikim tos fantazijas, mylėjai, taigi čia mes net nežinom, kaip tie rūbai atrodė normaliai. Tų pagonių laikų, ten kažkokios sagės išlikę, tai gerai, tai rūbai puiku, bet viskas gerai, galima atkurti juos, bet kam pagonybę atkurti? Jeigu tie pagonys patys laukia išganytojo, tai kokia prasmė vėl smukti žemyn, jeigu užlipom aukštyn, mes tapom civilizuota šalim, Kristaus karaliaus valdoma šalim, Marijos karalienės, kurie nujautė pagonės ir Kristų nujautė pagonės ir laukė to išganytojo. Net kad įdomus savokino darbas yra, kad net 19 amžiui laikė ir anksčiau, aišku, 17, 18 ir gal dar anksčiau, nuo 15 iš esmės, kas yra nelietuvis, kas yra nekatalikas, tas yra nelietuvis. Net 19 amžiaus pabaigoje, beveik 20 amžius ir Amerikos išeiviai, sako, kunigas paklausė, čia kažkokie lietuviai, sako, yra, čia kažkokie gyvena. Sako, čia lietuviai negyvena, tik prūsų šeima gyvena, nors ten buvo protestantų lietuvių šeima, kaip lietuvininkų tų vadinamų. Tai net lietuviais jie nelaikė, nes jie ne katalikai, tiesiog yra prūsai, kažkokie ten protestantai, čia ne lietuviai. Ir taip ir Lietuvoje buvo, tose protestantų salelėse, taip kaip nelietuviais laikė, liuteronus. Net jeigu kalbėjo lietuviškai. Tai sugrįžkim su husarais, tikras tas lietuvio įvaizdis su vyčiu, katalikiškų herbų, katalikiškais šarvais, su katalikiškais herbais ryčia ir katalikiškas husaras, Kristaus karys, Šventas Jurgio vėliava, Švento Jurgio vėliava su kryžium, vėlgi čia viskas yra, mūsų tauta yra katalikiška. Baikim žaisti žaidimus pagoniškus. Sugrįžkim prie tikro lietuvio savasties, tikrosios savasties. Ir tas kariai simbolizuoja, kad tai yra Dievo duota, Jogailos ir Vytauto laikais pradėta Lietuvos misija ginti ir plėsti tradicinį katalikų tikėjimą ir katalikišką civilizaciją, jos rytų pasienyje. Mes buvom rytų tvirtovė ir mes ne tik tai savyje, savo ribose katalikišką santvarką statėm ir mes plėtėm tai į Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, kurią valdėm ir bandėm netgi su mintim, kad plėsti tai į Rusiją, netgi Kiniją ir islamo šalis, bet aišku, realios galimybės realiai gali Lietuvos neleido to padaryti ir priešų puolimai, bet pati mąstymas buvo toksai. Ir sugrįžkime, jau pamatėm pirmosius įstatymus, dar nepamatėm, dabar tik tai mes juos prieisim, bet iš tikrųjų gal mes užbaigim čia, nes jau ilgai, ar ne 2 valandas mes čia viską jau kalbam, tai gal teks padaryti 2 video šito, nežinom kaip darysim, bet iš tikrųjų matom, kiek daug yra tų tikrai katalikiška civilizacija, labai graži pas mus Lietuvoje, čia mes matysim, čia tekstai bus jau anonsuoja jau kitai serijai. Jau matysim pirmus įstatymų dokumentus, kur tikrai matosi, kad jokio čia liberalizmo nebuvo, buvo katalikiška santvarka ir labai graži santvarka LDK. Ir dabar, nežinau, gal dar spėsim iki kalėdų rašyti, ar jau linkėti linksmų kalėdų ir tikrai daugybės Dievo malonių, daugybės džiaugsmo, linksmybės jums ir viso ko geriausio ateinantiems metams. Ir linkim tikrai, kad Lietuva atgimtų, bet pradėti mes turim tą atgimimą nuo to, kad suprastume, kokius lobius slepia mūsų protėvių ginta katalikiška civilizacija ir atkurkime katalikišką valstybę. Linksmų kalėdų.